Sveiki. Šiandien mes kalbame apie preprocesorių. Ir tai yra tema, kuri lyg ir susijusi su programavimu, bet tame tarpe jinai yra ir susijusi su techniniam detalėm, tai yra ne su kodo rašymu, bet su tuo, kaipgi vyksta apdorojimas to kodo, kurį mes parašėme. Ir siūlau pradėti kalbėtis apie tai, o pabaigsim, ko gero, ne šį kartą, o vėliau ir dar vėliau. Tai yra klausimai, kurie užima daugiau negu vieną paskaitą. Tai judėkime į priekį. Tai mūsų tikslas šiandien bus aptart, kasgi yra preprocesorius ir kokią dalį jisai vaidina mūsų kodo rašymo procese. Ir tada jau po to pereisim prie šnekos apie preprocesoriaus direktyvas, tai yra kaipgi ten jį valdyti. Mes iš tikrųjų šitą jau darėm, tik tai, kad daug dalykų liko neatsakyta. Tai yra, kaip mes pradžioje sakydavom, kad skanefo viduje reikia ten tiesiog rašyti tą adreso ženkliuką kažkokį, nesigilindami, ką ten jisai reiškia, ir paskui, kaip pribrendų laikas, tai įsivardijom, kad to adreso ženkliuko reikia dėl to, kad parametro reikšmė pasikeistų, nes mes, jeigu norim pakeisti reikšmę, tai turim perduoti ne reikšmę, o adresą. Tai lygiai taip pat ir čia mes rašinėdavom daug visokių sakinių. Tie sakiniai, kaip taisyklė, prasidėdavo grotelėm, tai yra visokie include, define, bet mes ne per daug gilindamės, kas ten vyksta, mes lyg ir sakydavom, sintaksė tokia. Taip? Žodžiu, tai svarbus dalykas yra, tai šiuo atveju mes kalbam apie preprocesorių ir jo direktyvas. Taip, tai preprocesorius yra specialus įrankis, kuris C sistemoje, tai yra toj sistemoje, kurioje mes tarsi bandom programuoti, jisai atlieka savo vaidmenį, o tos direktyvos tai yra komandos, ką galima jam pasakyti kode ir kaip su jom dirbti. Tai dabar, sakant, kad preprocesorius yra įrankis, tai reiktų pasitikslinti, apie ką eina kalba. Tai mes iki šito momento kalbėjom, kad mes turim kažkokį tai failą, kažkokią tai programą parašytą, turim tekstą, kuris ją atitinka. Ir tada, ką mes sakydavom, kad mes tiesiog pasiimėm, išsikviečiam kompiliatorių, ar jis ten būtų GCC, ar ten kažkas tai tokio. Ir jisai mums pagamina vykdomąjį failą, kurio šitoj skaidriai nėra. Tai? Ir mes šitą failą tada jau galim leisti, kažką su juo daryti. Tai mes šitą supaprastindavom. Mes sakydavom, kad kairėje pusėje yra kodas, dešinėje pusėje yra jau mūsų egzekas ir tiek. O ką mes dabar darysim, bandysim gilintisgi, kaipgi tas kodas, kurį mes parašėm, viršta tuo egzeku, taip, kurį mes dabar jau galim leisti, ir kaip yra su tuo susiję visi dalykai. Tai pačioj pradžioj, ir apie ką mes šiandien ir šnekam, tai yra apie pačią pradžią ir patį pirmą žingsnį, išsikviečia preprocesorius. Dabar ką reiškia preprocesorius? Žodis angliškai process reiškia apdoroti, o pre tarsi reiškia prieš kažką tai. Tai vat preprocesorius yra tas daiktas, kuris suveikia dar prieš kompiliatorių. Ir reikėtų galvoti taip, kad aš turėjau kažkokį tai tekstą. Tame tekste buvo kas? Buvo visokie C kalbos sakiniai. Ir negana to, šalia C kalbos dar buvo instrukcijos preprocesoriui kažką tai padaryti. Taip? Tada, kas atsitinka, preprocesorius paima, atlieka savo darbą. Mes aptarsim, koks darbas yra, ką jis ten tiksliai daro. Ir tada rezultatas yra lygiai taip pat tekstas. Taip, tai reiškia, buvo tekstas, yra tekstas. Tik tai čia yra neapdorotas preprocesorium, o čia jau apdorotas tekstas. Ir tada jį galima kompiliuoti. Taip. Tai į šitą dalį, kaip ten kompiliuojama ir kas ten daroma, mes nesigilinam, kol kas paliksim šviesai ateičiai, o aptarsim preprocesoriaus funkcijas ir galimybės. Taip? Ir mintis ta, kad jeigu mums neaktualu, tai aišku, mes galim pasiimti ir negalvoti apie šitą failą, tiesiog sakom, kad kompiliuojam, ir tada iš eilės tas kompiliavimas vyksta etapais, tai pradžioje preprocesorius išsikviečia, paskui kompiliatorius, paskui, sakysim, dar linkeris ten ir taip toliau ir panašiai. Taip? Bet įdomus dalykas yra, kad jeigu mes iš tikrųjų norim suprasti, ką preprocesorius padaro, tai mes galim pasiimti ir nekompiliuoti, tai yra darydami tą procesą, kuris iš source'o gauna vykdomąjį failą, mes iš tikrųjų negaukim vykdomojo failo, o sustokim anksčiau iš karto po etapo apdorojimo preprocesorium. Ir pasižiūrėkim, ką mes gavom. Taip mes tą galim padaryti. Reiškia, galim matyti, kaip atrodo pradžioje kodas, kurį mes turėjom ir parašėm, ir kokį kodą gavom po preprocesorius, bet dar prieš kompiliuojant. Taip? Tai tą mes darysim ir pasirodo, tą galima padaryti per komandinę eilutę. Galima, aišku, tą daryti ir per IDE įvairiais būdais, bet ten reikės tada pridėti vėliavėlės papildomas.
tai siūlymas yra tą bandant daryti kompiliuoti per komandinę eilutę. Ir mes jau žinom, kad mes rašydom kaip gcc, kažkas tai minuso ir ten koks nors main.exe. Tai tas main.exe būdavo vykdomasis failas, kurį mes norėdavom gaminti. Dabar, mes lygiai taip pat sakom gcc, lygiai taip pat sakom, kad norim duoti tą failą, kurį mes turim, bet mes papildomai nurodom vėliavėlę -e didžioji, kuri sako, kad ką reikia padaryti, reikia sustoti po apdorojimo prie procesorių. Ir paskui vėliau matysit, kad C sistemoje, kurioj fazėje pradėti yra sprendžiama pagal plėtinį, tai reiškia, čia yra svarbus dalykas pasakyti, kad par.c, tai reiškia, mes dabar žinom, kad yra C kalbos kodas, taip? O tada mes sakom, kad mes iškvieskim tos įrankius, kurios reikia, bet po preprocesoriaus fazės paimkim ir sustokim, tą daro -e. Ir jeigu mes tiesiog paimsim ir tokį gabaliuką parašysim, tai kas atsitiks yra, mes gausim preprocesoriaus outputą į ekraną. Tai jį galima redirectinti su tais pipais, taip, į kažkokį failą, o galima naudotis pačiu kompiliatorium ir pasakyti, kad mes norim ne į ekraną pasiūsti viską, o į outputo failą, tą daro va šitas va flagas -o ir nurodyti to failo vardą. Čia galėtų būti bet kas, tekste failas, koks nors, ne? Bet taip jau yra, kad plėtiniai C sistemoje turi specifinę prasmę. Ir aš ką tik sakiau, kad pagal plėtinį yra nusprendžiama, kur pradėti. Tai va .c yra tokie C kalbos failai, kuriem reikia vykdyti visą procesą. Tai yra įskaitant ir prie procesorių. O .i failai yra tokie C kalbos failai, kurie yra jau apdoroti prie procesorių. Ir tai reiškia, kad prie procesoriaus jiem kvies nebereikia, o galima tiesiog eiti ir kompiliuoti. Tai mes sakom, kad to failo plėtinys bus .i tam, kad prisilaikyt šitos logikos. Taip? Tai sakom, kad mes iš tokio tekstinio failiuko gausim tokį tekstinį failiuką, čia inputas, čia outputas, ir toliau proceso nebetęsim, o sustosim, taip, kad būtų tekstas. Jeigu jūs visą šitą eilutę parašot, bet neparašot -e, tai kas atsitiks, jisai subildins egzeką, tik tai jį užvadins par.i. Tai reiškia, jeigu jūs pasiimtumėt ir paskui jį pervadintumėt į main.exe, jis turėtų pasileisti taip kaip anksčiau. Taip? Šitas reguliuoja tik tai failo vardą, o ne pobūdį. Taip? Čia yra duomenys, čia toolsas. O šitas sako, kasgi bus tas outputas. Tai va tas outputas sako, kad bus prie procesoriaus išvestis. Dabar, kas šitame faile yra ir kuo jisai skiriasi nuo šito failo? Tai šitame faile yra visokie tokie dalykai, kurie tipiškai dingsta ir yra apdorojami prie procesoriumi prieš gaunant šitą. Pavyzdys būtų komentarų pašalinimas, apie tai kalbėsim. Tai reiškia, mesgi rašom kode komentarus ir gal niekada nesusimastėm, kaip čia taip yra, kad komentarai neturi įtakos programos darbui. Tai pasirodo, kas atsitinka yra prieš kompiliuojant prie procesorius, iš esmės yra ne kas kita kaip programa, kuri kaip inputą gauna tekstinį failą ir jį perėjusi paima ir visus komentarus pašalina. Tai netaip sunku būtų pačiam įsivaizduoti, kaip galima būtų tokią programą parašyti. Teisingai, aš daviau failą, mes jį analizuojam ir kas yra du slešai, taip, mes šalinam iki eilutės pabaigos, o kas yra slešas žvaigždutė ir žvaigždutės slešas, tai pašalinam visą tą interpą, taip, nuo pradžios iki galo. Ir tokią programą galim parašyti, kad rezultate gautumėm ten outputą, kurį atspausdinam į ekraną, arba ten galima į kažkokį failą įdėti, taip. Tai tie visada ir tą preprocesorius daro visą laiką, tai kitaip tariant, tas preprocesorius yra tokių užduočių kažkokių atlikėjas. Tai tokia viena užduotį, matyt, nesunkiai būtų galima įsivaizduoti, kaip ją būtų galima atlikti. O paskui dar yra visa eilė komandų, kurios išreikštinai turi būti nurodytos kode, ką preprocesoriui padaryti. Ir tada jis, aišku, vykdo tas komandas. Tai dabar tikslas yra aptart, kokie yra tie standartiniai visada daromi veiksmai ir kokios yra tos komandos. Tai pradėkim nuo tų standartinių vykdomų veiksmų. Tai kągi daro preprocesorius? Vienas, jisai suderina simbolių koduotės. Gali būti taip, kad C kalbos failai buvo rašyti naudojant skirtingas koduotės. Tai reiškia, kitaip tariant, ten ar 1 baitas simboliui, ar ne 1 baitas simboliui, ką konkrečiai kažkokia raidė reiškia, ten vienur buvo lietuviški simboliai, kitur nebuvo, ir visokie kitokie dalykai. Tai labai sunku kompiliuoti, jeigu mes iki galo nežinom, kokie ten simboliai ir ką jie reiškia. Taip? Tai dabar, ką daro preprocesorius, iš esmės jisai pasiima ir viską susikonvertuoja ir suvienodina, tam, kad paskui būtų galima analizuoti visą šitą toliau.
Tada ką jisai daro, jisai truputį pamodifikuoja tekstą. Tai vienas iš dalykų, ką aš sakiau, yra komentarų pašalinimas. Ir mes dar aptarsim, jis įvairiais būdais dar peržiūrė eilutes, kur reikia išskaido arba sujungia ir apdoroja specialius simbolius, tai yra visokie trigrafai ir digrafai, irgi apdarsim, kas tai yra. Taip, tai pradžioje, reiškia, suderinamas koduotės yra, po to yra pašalinama tas, kas turi būti pašalinama, kažkas pakeičiama ir taip toliau. O tada, ką preprocesorius daro, jisai pasiima visą šitą ir susiskaido leksemomis, o leksemos reiktų suprasti, kad tai yra standartiniai tekstiniai vienetai. Nu, tai reiškia, kitaip tariant, jeigu yra reiškinukas A plus B, tai kažkam reikia atskirti, kad A yra vardas, pliusas yra operatorius, B yra dar kažkas, tai jis tiesiog ima ir skaido tokiais gabaliukais. Ir skirtukai yra ne tik tai tarpai savaime suprantama skirtukai, bet ir visokios naujos eilutės ir kartu reikia atpažinti, pavyzdžiui, kad jeigu mes parašėm A+, tai plius yra ne tas pats kas A. Tai reiškia, kad tai yra nekintamojo dalis, bet kažkoks to operatorius, tai jau naujas ženklas, kuris turi naują prasmę. Tai šitoj vietoj vaidina vaidmenį visos tos taisyklės, apie kurias kalbėjom. Tai reiškia, kitaip tariant, pavyzdžiui, jeigu aš pradėjau skaityti raidę, tai aš darau prielaidą, kad ten bus identifikatorius kažkoksai, tai aš dar nežinau, ką jis reiškia, koks ten tipas, kintamasis ar funkcijos vardas, ar kas ten yra. Bet aš jį skaitau tol, kol jisai nepasibaigia. Tai ten, kol raidės tęsiasi, skaičiai kažkokie, tol viskas gerai. Gavau dabar kažkokį pliusą. Tai tas pliusas, aš suprantu, kad yra nebegali būti vardo dalis. Tai reiškia, čia nauja leksema. Nu ir tokiais tekstiniais gabaliukais jis paima ir viską sudalina. Ir tada tie tekstiniai gabaliukai, arba jeigu būtų galima sakyti žodžiai, taip, reiškia, kurie yra atskirti ten pagal tam tikras taisyklės, taip, kurios galiojasi kalbai, jos paskui bus duodamos, tie gabaliukai bus duodami kompiliatoriui tos leksemos ir tada kompiliatorius galės tikrinti, nu ar ten tikrai tas vardas yra prašytas, ar ten kabliataškis ten, kur turi būti, ar ten restinių skliaustų yra vienodas skaičius, tas restinis skliaustas vėl bus atskira leksema ir galima bus žiūrėti, nu ar jie yra ją atitinkanti leksema, kuris uždaro, taip, kuris atidaro, kuris uždaro. Ir taip toliau. Ten koks nors, jeigu mes turim sakinį A lygų 1, tai ar jam pasibaigus yra ten koks nors kabliataškis, kuris baigia sakinį. Jeigu yra A lygų 1 tarpas ir B, tai kompiliatorius suprantam, kad čia kažkas ne taip, nes toj vietoj tos leksemos būti neturėjo. Taip? Tai tą darys kompiliatorius, preprocesorius šito nedaro, jis tiesiog sukramto viską. Taip? Ir tada, ką jisai daro, kai skaitė failą ir skaidė leksemas, jisai įsivertina, kokios ten komandos buvo ir tada įvykdo tas komandas. Taip? Ir kai va šitie veiksmai prie procesoriaus yra padaromi, nieko kito jis daugiau nedaro, tada jau galima kompiliuoti. Taip? Tai reiškia, pradinis tekstinis failas, kuriame atlikti va šitie veiksmai, tampa tuo jau failu, kuris yra jau paruoštas kompiliavimui. Judam į priekį. Tai čia būtų pavyzdys, reiškia, kaip galima pasidaryti. Galima susikurti savo tokį failiuką main.c, prirašyti kažkokį tai kodą. Ir tada ką daryti yra išsikviesti tą kompiliatorių, nurodžius tą vėliavėlę -a, nusisiųsti outputą į main.c ir pasižiūrėti, ką jūs gausit. Dabar ten yra įvairių vėliavėlių, aš dėl tų vėliavėlių kompiliatoriaus jum kol kas nesuksiu galvos, tai mes lyg ir aptariam, kad ten yra -o tokia, tada aptariam jau turėtume žinot, kad yra -std, kur ten galima standartą nurodyti, taip, sakėm, dabar yra -a. Bet jeigu jūs įvesit tik tai -a, tai jūs pamatys, kad šitas failas turi visokių kitokių dalykų, tai yra ten yra visokios eilučių žymos, dar kažkas, apie tai mes aptarsim, tai ta opcija -p jas pašalina, ir leidžia jų matyti, kas vyksta. Tai va čia yra failas prieš apdorojimą prie procesorium, o čia yra failas apdorojus prie procesorium, jūs gali patys šitą pasitikrinti, įvykdė mano tos įvardintus žingsnius. Tai kaip matot, reiškia, iš esmės tiesiog buvo ištrinta viena dalis, ištrinta antra dalis ir kas atsitinka yra šitas failas likęs. Taip, tai jeigu mes tokį failą apdorojam prie procesorium, gaunam tokį daiktą. Važiuojam toliau. Pasirodo, ką dar galima daryti, tai yra įvairiais būdais galima rašyti vieną eilutę per kelias eilutes. Ką aš turiu omeny, čia yra kažkoks tai kodas. Reiktų atkreipti dėmesį, kad šiaip galėtų būti normalus sakinys, taip, bet čia yra define, tik tai tas define yra perskeltas į dvi eilutes ir value 1, taip, lygiai tas pats čia. Dabar, kas įdomu yra va tokie ženkliukai, kurie yra backslashai. Tai čia yra backslashas ir kas svarbu yra, jeigu aš šiaip backslashą parašysiu, tai jisai reiškia kitką, bet jeigu yra backslashas ir iškart po jo yra n, ta prasme, kad new line'as, tai reiškia aš dedu backslash ir enterį paspaudžiu.
Tai čia yra 2 simbolių seka, taip, kuri gali užimti ir 3 baitus, jeigu darom prielaidą, kad tas enteris yra 2 baitai, taip, tai yra new line'as ir character return. Tai idėja yra, kad, reiškia, ta 2 simbolių arba 3 baitų seka, taip, jinai iš tikrųjų reiškia, kad šitoj vietoj, nors lyg ir eilutė baigėsi, iš tikrųjų jinai nesibaigia. Tai galima būtų kaip įsivaizduoti, kad tas enteris, ne, iš tikrųjų prieš jį yra dar padėtas tas escaping characteris, kurį mes dėliojam printf'o viduj, taip. Kai buvo \n, \t ir taip toliau. Tai ką jisai padaro, jisai instruktuoja prie procesorių, kad tas eilutes reikia sujungti į vieną prieš kompiliuojant. Tai reiškia, jeigu mes turėjom tokį failą ir apdorojom jį procesorium, tai mes gausim tokį daiktą. Tai reiškia, tas define value atrodys šitaip. O čia int a, b ir c atrodys taip. Dabar, kokia to prasmė yra, tai priklauso nuo to, ką mes bandom padaryti. Mes galim įvairiais būdais norėti parašyti specifinį kodą, kuriame būtų specifinės eilutės. Taip? Įvairiais būdais. Ir tai reiškia, kad mes šitą galim valdyti. Bendru atveju čia toks kodas nėra skaitomas, tai akivaizdu, kad reiktų rašyti iš karto taip ir problemos nėra. Bet kai mes kalbam apie įvairiais būdais apdorotiną kodą, tai galima labai įvairiai padaryti. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, jūs rašot programą, kuri turėtų kodą suskaidyti eilutėmis pagal tam tikras taisyklės. Tai bendru atveju mes taip norėtumėm nerašyti, nes čia yra 3 sakiniai. Tai reiškia, būtų int a kabletaškis, int b kabletaškis, int c kabletaškis. Būtų 3 atskiros eilutės. Tai? Bet tarkim, jūs norite analizuoti kodą tam tikrų būdų ir sugrupuoti taip, kad jums būtų patogu, nes jūs paskui norit visą eilutę išsisaugoti ten kokiam nors kintamajame, kažką su ją padaryti ir jums labai norėtus, kad viskas būtų vienoje eilutėje, tada jūs neturėtumėte jokių \n, galėtumėte ten kokias nors funkcijas kviesti. Tai ką jūs galite padaryti? Jūs vietoj to, kad ten įvairiais būdais failą modifikuoti, jūs tiesiog paimat ir skaitot failą po simbolį ir kai matot, kad ten bus nauja eilutė, paimat prieš ją įgrūdat backslashą. Tai tas backslash'o įgrūdimas visiškai netikėtai pasako, kad čia šitas eilutės reikia sujungti. Ir tada vietoj to, kad patys ten kažką perrašinėt, jūs paliekat tą prie procesorių. Ką jūs padaro tokiu būdu, jūs sujungiat eilutes, kurios jums yra aktualios, taip. O tada su tom eilutėm jūs galite jau daryti, ką nori. Pavyzdžiui, jeigu jūs turit funkcijos kodą, taip, tai jūs galite pasakyti, kad jūs norite tiesiog tą funkciją paimti ir rašyti kažkur kitur. Tai tada ką jūs darot? Jūs pasiimat visą funkciją, susipilat į vieną stringą savo ir ramiai nusikopijuojat iš vienos vietos į kitą, vietoj to, kad galvot, kiek čia eilučių yra, kaip ten tą rašyti reikia. Tai aš lygiai taip pat suprantu, kad algoritmas, kuris tą daro, irgi gali būti, tai čia jokios problemos nėra. Tai yra šituo atveju, tai yra tiesiog triukas arba galimybė, ką galima daryti. Taip? Ką jisai daro, bet kuriuo atveju. Dabar niuansas dar yra svarbus, tai yra, kad čia yra, jeigu norit tokį failiuką gauti iš šito, tai reikia to -p, kad būtų žymos pašalintos. Ir dar svarbus dalykas yra, čia yra keli dalykai, tai yra standartiškai, kai mes paleidžiam programą, taip, yra visokios vėliavėlės, kurios būna uždefaninamos automatiškai. Tai vienas iš jų matosi šičia. Tai reiškia, jeigu aš neprašiau, yra įsivaizduojama, kad bus uždefanintas toks parametras ir jis turės tokią reikšmę. Tas define value 1, tai čia aš parašiau. O šitą parašė patys į aplinka. Ir jeigu jūs paimsit ir tiesiog paleisit su -a ir -p, tai pamatysit, kad tų flagų yra labai daug. Ir tie flagai yra naudingi, tai reiškia, gali, pavyzdžiui, programa žinoti, o kokiagi operacinė sistema buvo, o kokiagi architektūra ir taip toliau. Tai visą šitą galima gauti, tai yra ta programa gauna visą eilę konstantų arba makrosų, kurios yra užsetinamos tada, kada tas kompiliatorius yra instaliuojamas, taip, visokiose config failuose gali būti runtime metu, žodžiu, visokie dalykai gali būti daromi, bet bendru atveju, kai aš paleidžiu programą, tai tie vardai yra tokie, kuriuos aš jau galiu naudoti savo programą, taip. Ir tai reiškia, kad ateityje aš, jeigu noriu, galiu parašyti, pavyzdžiui, vieną programą, kuri truputį skirtingai elgtųsi. Jeigu čia yra Windows, tai darytų vieną, o jeigu yra koks nors Linuxas, tai darytų kitką. Jeigu tai yra 302 bitų architektūra, darytų vieną, jeigu 64 bitų, darytų kitką. Tai dabar klausimas, o kaip man šitą sužinoti? Atsakymas yra pasiimti ir pasigaminti šitą failiuką, taip, bet nedėti to flago, kad pašalint makrosus. Nes kas čia yra padaryta, čia yra pasakyta, kad spausdink tik tai tuos defainus, kurie buvo mano pagaminti. Čia yra 2 flagai su to susiję. Tai undef
kas yra pašalina tam tikrus apibrėžimus, o -d, d didžioji, yra paimti ir uždefinint tai, kas buvo user defined. Jeigu jūs pasiimsit ir pasižiūrėsit, ką daro opcija -d, GCC toolse, tai pamatys, kad ten yra visokių reikšmių. Pavyzdžiui, yra M didžioji. Tai jeigu jūs pasakysit -d ir M, tai jūs gausit visų standartinių makrosų sąrašą, jeigu aš tik gerai atsimenu, ką jisai daro. Ir tai ten galima pažiūrėti, kokie yra tų parametrų vardai, juos susigūglint, susiras dokumentacijoje, ką jie daro, ir tada į juos reaguojant vienais ar kitais būdais rašyti savo programą. Taip. Tai čia yra svarbus momentas, tai reiškia, kitaip tariant, būtent preprocesorius šitoj vietoj vaidina svarbu vaidmenį, nes tos preprocesoriaus direktyvos automatiškai yra įmetamos į failo pradžią, nors aš jų ir neparašiau, ir tada jas galima naudoti. Taip, dėkime į priekį. Dabar kažkada seniai buvo problema su visokiom klaviatūrom ir su visokiom simbolių sekom. Ir buvo taip, kad kai tu nori rašyti tam tikrą kodą, kartais būna, kad tam tikrų simbolių tu netgi negali parašyti. Tai dabar čia būtų tų simbolių pavyzdžiai, pavyzdžiui, galėjo būti bėdų parašyti groteles kokias nors, stogelį, arba ten ristinius kliaustus, arba bangelę ir taip toliau. Taip? Ir tada klausimas yra, ką reikėjo daryti. Ką žmonės sugalvojo? Jie sugalvojo, kad jeigu aš negaliu savo kodę rašyti tokio dalyko, tai turėtų būti galima pasiimti ir kažkaip tai užrašyti šitą, užkoduoti kitokia simbolių seka. Ir kas buvo sugalvoti trigrafai, nuo žodžio 3, o graf tai ta prasme, kad simbolis kažkoks. Ir tai reiškia, kad yra tam tikras kodas, kuris yra alternatyvus būdas užrašyti šitą. Pavyzdžiui, vietoj to, kad rašyti backslashą, galima parašyti klaustukas forward slash. Vietoj to, kad padėti laužtinį skliaustą, galima rašyti klaustukas kliaustelis. Tai tas klaustukas ženkliukas kažkoks tai yra kodas, tas klaustukas sako, čia bus kažkoks tai po to specialus simbolis, o tas trečias simbolis iš tikrųjų užkoduoja. Taip? Na, yra tam tikri panašumai, jo, čia reiškia, kai yra kaip restinis kliaustas, bet biški kitoks. Čia yra kaip bangelė, tik tai tiesesnė. Taip, čia yra kaip laužtinis kliaustas, tik tai apvalesnis. Čia stogelis toks susiskliaudęs, čia slešas, bet ne į tą pusę. Čia lygybė, bet vertikalios lygybės trūksta. Jo, tai reiškia, kiekvienas simbolis, kuris čia atitinka, jisai turi tam tikrą logiką, kodėl jisai primena šitą. Ir tada, ką buvo galima daryti, buvo galima rašyti programą, kuri atrodo taip. Jūs galite pasitikrinti ir gausit, kad šita nesąmonė yra legalus C kalbos kodas. Taip? Dabar svarbus momentas yra, tai vėl priklauso nuo kompiliatoriaus, kai kuriuose kompiliatoriuose trigrafai yra išjungti, tai yra, jeigu jūs tokį kodą prašysit ir nieko neleisit, tai gausit warningą, dažniausiai ne klaidą, ir warningas bus, kuris sako, kad jums siūlo apdoroti su trigrafais. Tai reiškia, kai kviesit GCC, nurodyti -trigrafs, kas reiškia, jie yra naudojami, bet nepaisant to turėtų susikompiliuoti, dėl to, kad kompiliatorius turėtų pamatyti, kad šitoje vietoje yra klaustukai kažkokie, tai tu iš eilės, tai reiškia, jūs galimai naudojate trigrafus, ir tada reikia pažiūrėti, ar jie yra ar ne. Tai čia atkreipkite dėmesį, kad šitas kodas nustoja būti skaitomas, bet jeigu jūs apdorojat su preprocesorium, tai jūs gausit tokį kodą prieš iškviečiant kompiliatorių. Ta galite pasižiūrėti ir išsitestuoti patys. Ta? Ir svarbus momentas yra, dėl ko apie tai pasakojam. Vienas dalykas, tarsi trigrafai mums leidžia truputėlį prisiminti, kaip yra koduojami įvairūs simboliai. Tai mes turėjom ir ASCII lentelę, turėjom ir visokius \n, \t, ką tik kalbėjom apie tai, kaip eilutes apjunginėti. Jūs turėtumėt kartu irgi žinot, kad yra lyg ir ASCII simboliai, paskui yra visokie unikodai ir koduotės įvairios, ir ten, reiškia, boltika ir neboltika ir taip toliau. Tai reiškia, yra įvairūs būdai, kaipgi mes bandom užrašyti vieną ar kitą dalyką. Ir šitoje vietoje verta tą pamatyti ir dar kažkokiu tai būdu. Ir kita vertus, jūs gali netyčia visiškai pamatyti, kaip čia, galima tą žinant, išvengti keistų klaidų, kur šiaip galėtumėt nepastebėti. Tai va, pavyzdžiui, jūs turite tokią kodo eilutę. Čia buvo komentaras. Mes kažką parašėm, prirašėm daug klaustukų. Ir visai netyčia kažkas padėjo forward slash. Tai forward slash nėra backline slash, taip? Čia yra ++, mes tikimės, kad jisai veiks. Tai aišku, pavyzdys dirbtinai sukonstruotas, taip? Bet dabar gausis įdomus daiktas. Va šitas klaustukas forward slash iš tikrųjų yra trigrafas, kuris reiškia, kad toje vietoje yra įdėtas backslashas
Ir kadangi čia eilutės pabaiga, tai šitie 3 simboliai galutiniam kode pavirsta backslash ir tada new line, seka. Ir kas atsitinka, šita va eilutė yra apjungiama su šita, tai reiškia A++, kabletaškis nukeliauja į vieną eilutę aukščiau. Ir kadangi A++ kabletaškis tampa užkomentuotas, tai šita eilutė nevykdoma. Tai jūs galite išsitestuoti šitą ir pamatyti, čia aišku specialiai sukonstruotas pavyzdys dar kartą. Bet ką reikia atkreipti dėmesį, tai reikia atsargiai klaustukus rašinėti. Nes tipiškai, jeigu mes norim kažko paklausti, tai užtenka ir vieno klaustuko, ne 18. Taip? Tai reiškia, kitaip tariant, reikia truputį save saugot nuo tam tikrų dalykų. Tai ką daro preprocesorius, jisai apdoroja trigrafus ir pagamina atitinkamą tekstą, kuris atitinka tą koduotę trigrafais. Taip? Kai šitą preprocesorius padaro, būtent tuos veiksmus, apie kuriuos kalbėjom, taip, koduotės, komentarai, new line'ai, ten trigrafo apdorojimas, tada prasideda skaidymas leksemomis. Ir dėl ko pradžioje reikia apdoroti trigrafais, dėl to, kad ten koks nors klaustukas ir ten dar kažkas prieš tai gali reikšti visai ką kitą, negu po to, kai mes apdorojame. Lygiai tas pats su komentarais, tai? Lygiai tas pats su koduotėm. Tai dėl to, kad koduotė skirtinga, mes galim nesuprasti, kas ten parašyta. Ir tada mes skaidom. Dabar kaip mes skaidom? Mes skaidom į grupes ir į vieną grupę papuola identifikatoriai, tai visi vardai. Taip, tai reiškia funkcijų vardai, tipų vardai, kintamųjų vardai ir taip toliau. Tada yra skaičiai, tai ten vėl prasideda ten koks nors, paskui čia bus ir sveikieji skaičiai, ir ten slankaus kablelio skaičiai, kur taškas bus ir taip toliau. Šis kaip dėmesį, kad čia yra ne leksemos, o leksemų grupės. Taip. Tai dar paskui reikės įsivertinti, kas ten buvo, tai reiškia, čia funkcijos vardas ar paprastas vardas, ar ten slankaus kablelio skaičius, ar sveikasis skaičius, bet čia kalbam apie tai, kas iš principo, ką reikia atskirti nuo ko. Taip, tai identifikatorius ir skaičius tarpusavį nedera, ir štai buvo taisyklė, kad identifikatoriai negali prasidėti skaičiumi, kitaip mes negalėsim atskirti identifikatorių nuo skaitinių reikšmių. Taip. Tada yra tekstinės eilutės. Ir jos buvo specifinės dėl to, kad jos buvo rašomos tarp ten dvigubų kabučių, taip, tai tekstinės eilutės turinys yra visai ne tai, kas yra skaičius arba identifikatorius. Taip, tai reiškia, jeigu tarp dvigubų kabučių parašytas skaičius arba identifikatorius, tai čia tekstas. O jeigu šiaip parašytas, tai čia jau ne tekstas, o skaičius arba identifikatorius. Taip. Tai yra visokie skirtukai, tai pavyzdys galėtų būti koks nors kabletaškis, pavyzdžiui. Ir tada yra visokios kitos grupės, taip, kurios irgi yra svarbios. Taip. Dabar. Kas dar svarbu yra, tai šiaip savaime mums nereikia tarsi būtinai skirti dalykų tarpais, tai reiškia, jeigu mes rašydavom A plus B, tai mes galėdom rašyti šitą ir be tarpų ir tas kompiliatorius suprasdavo, dėl to, kad preprocesorius suskaidydavo, pamatydamas, kad pliusas nėra identifikatoriaus dalis. Bet ką mes galim padaryti, mes galim naudoti white space ne tik tai skaitomumui padidinti, bet ir kabutėse palengvinti preprocesoriui darbą. Ir kai aš sakau palengvinti, tai ne ta prasme, kad jisai mažiau prakaituotų, nes preprocesorius yra automatas ir jam vienodai. Bet ir ta prasme, čia kitaip tariant, klausimas yra ne apie robotų teisės, taip, ir galimybės lygias kartu su žmonėm, o kalba eina apie tai, kad įvairios situacijos gali būti daugiaprasmiškos ir tada, kas yra svarbu, yra kartais pasakyti tą, ką aš noriu pasakyti. Tai ką daro preprocesorius, jisai viskas skaito godžiai, tai reiškia iš kairės į dešinę, iš viršaus į apačią ir kuo daugiau gali perskaityti, tuo daugiau ir daro. Kitaip tariant, jeigu jūs va tokį sakinuką parašytumėt, kur yra 5 pliusai, tai galima labai įvairiai traktuoti, taip. Tai čia yra 5 pliusai, tai dabar ką tas reiškia? Čia yra A++, taip. Ir dabar čia galėtų būti pliusas, kuris yra sudėtis, o čia yra ++ B, kas yra preinkrementas, va taip kaip čia siūloma. Bet kad tą padaryti, reikėtų suprasti, kad šitie 2 pliusai yra pre, šitie 2 pliusai yra post, o šitas vidutinis pliusas yra suma. Tai reiškia, šiaip čia legalus sakinys. Bet yra niuansas, preprocesorius šitam etape, kai dar neveikia kompiliatorius, jisai nesivargina aiškintis, kokie yra tipai, ten ar čia legalus sakinys ar ne. Tai ką jisai daro, kai jisai gauna vieną pliusą, jisai supranta, kad gali būti ir antras, dėl to, kad ne tik vienas pliusas, bet ir 2 pliusai einantis iš eilės yra legali leksama kalboj. Ir ką jisai daro, jisai, jeigu buvo antras pliusas, paima ir ją prijungia, tai jis tada sako, kad viena leksema yra A identifikatorius.
Tada bus plius pliusas, tai čia tas operatorius, ir tada bus vienas pliusas ir iškart antrą irgi prirašysim, dėl to, kad taikom Godžio strategiją. Čia buvo vienas pliusas, tai ką jisai vėliau reiškia, ar čia ženklo vienvietis operatorius ar suma kol kas vienodai, taip, ir bus vardas vienas. Ir tada, kai jis šitaip suskaidė tekstą, tai tada po to jisai bandys kompiliuoti. Atsižvelgiant į va šitą skaidimą leksemomis. Kitaip tariant, ką mums svarbu daryti, yra naudoti tarpus, jeigu mes norim pasakyti, kad mes norim šito dalyko, o ne kažkokio kitokio, tas yra svarbu. Tai yra mes tarsi tarpais padedam skaidyti tuos kažkokius prasminius teksto gabaliukus. Taip? Ir tai kai kuriais atvejais svarbu, kai kuriais ne. Bendru atveju geras įprotis yra skirti operatorius tarpais. Taip? Tai reiškia, kitaip tariant, mes sakėm skaitomumui padidinti. Bet jeigu kažką daryti yra daugiau negu viena priežastis, o jeigu gal daugiau negu 2, o gal netgi 10 skirtingų, kurios tarpusavy nesusijusios, tai staiga pasimato, kad tai yra gera idėja ir tą paneigti yra sunku. Taip? Tai tarpas šituo atveju visada yra skirtukas, kuris leidžia atskirti vieną leksemą nuo kitos. Taip? Judam į priekį. Tai daugiau nekalbėsim. Dabar skaidant leksemomis, ką dar daro preprocesorius, yra, jis apdoroja digrafus. Mintis yra tokia, kad buvo pastebėta, kad paskui tobulėjo klaviatūros visokios ir renginiai ir ta problema, kad ten kažko neina surinkti sumažėjo. Ir tada atsirado čia nėra vienintelė priežastis, aišku, aš supaprastinu. Ir mintis yra ta, kad buvo pastebėta, kad nereikia tiek daug simbolių, ir tie klaustukai gal negražus ir jų yra per daug. Ir be to ten simboliai specifiniai, su ten tais klaustukas, lygų ten visokie ir taip toliau. Tai buvo sugalvoti 5 digrafai, tai reiškia irgi yra kodas tam tikras, kuris irgi yra verčiamas kažkokiu tai simboliu ir tai buvo grinai grotelės, laužtiniai skliaustai ir šitie restiniai skliaustai. Su mintim, kad tai yra tai, kas dažnai naudojama. Šitas juk yra define inkludai visi, čia juk yra visi masyvai nelaimingi, o čia visi beginai rendai. Tai jeigu tų klaustukų reikia daug rašinėti, tai negražu. Tai buvo sugalvoti va tokie digrafai ir čia kas dalyvauja, jose yra mažiau, daugiau, procentas ir dvitaškis. Taip? Tai mintis tai vėl yra tam tikra logika, taip tai atsidaranti, čia lyg ir va šitie rodo kaip skliaustelius, taip, o va šitie lyg ir reiškia kažkokį va tokį užrašymą keisti. Taip? Tai mintis kad va šitas va gabaliukas irgi yra legalus įkalbos kodas. Jokių papildomų flagų nurodyti nereikia, tai reiškia nereikia rašyti minus digraphs, nes jie apdorojami automatiškai. Taip? Ir esmė yra ta, kad ten su tais backslash'ais problemų jau nebėra, nes šitos vasekos yra unikalios, jos nebegali būti interpretuojamos daugiaprasmiškai. Taip? Ir mintis yra ta, kad, žodžiu, vėl, ten logika, ar mes tą naudojam ar nenaudojam, gali būti įvairi. Čia yra gabaliukas kodo, kuris atitinka anksčiau rodytas programas, tai galima ten, kas norit grįžti atgal, pasižiūrėti, kaip buvo užsikoduota ten anais dalykais ir vėlgi pamatyti, ką šitą susitransliuoja. Judam į priekį. Tai vat, tokie veiksmai yra atliekami prie procesoriaus automatiškai. Taip, tai reiškia, dar kartą kartojam, kad derinam koduotės, taip, pašalinam komentarus, apjungiam eilutes, jeigu reikia. Taip, tada apdorojam trigrafus, skaidom leksemom, kai skaidom leksemom, apdorojam digrafus, jeigu reikia, ir gaunam prie procesorium apdorotą tekstą. Dabar ką dar daro prie procesorius, daro įvairius veiksmus, kurie yra nurodomi komandomis. Tie dalykai vadinami prie procesorius direktyvom ir mintis kad direktyva tai reiškia nukreipimas arba kitaip tariant, tokio valdymo komanda nuo žodžio direktorius. Taip, tai mes pasakom, kad va šitoj vietoj reiks daryti kažką. Tai visos tos direktyvos prasideda grotelėmis. Ir tuo jos ir skiriasi ir galite atkreipdėmėsi, kad jūsų IDE dažniausiai skirtingai spalvoja prie procesorius direktyvas negu įprastas įkalbos kodą. Ir svarbus dalykas yra, kad tipiškai tos direktyvos rašomos yra eilutės pradžioje, išskyrus keletą išimčių, kas yra ne direktyvos operatoriai, jos aptarsim, tai yra vienas grotelės ir 2 grotelių operatorius. O pačios direktyvos, jos prasideda eilutėje ir kairėje pusėje gali būti arba komentarai, kurie bus pašalinami ir rezultate jų neliks jau, kai jos bus pradedamos vykdyti. Arba whitespace'ai, kas irgi yra neįdomu, nes whitespace yra skirtukai ir mes whitespace'o neįsidėmim kodą kaip tokį. Taip, čia yra tik tai skirtukas tarp leksemų, o paskui gaunam leksemų sąrašą.
Tai tos direktyvos yra 3 pagrindinių grupių ir paskui dar papildomos. Tai yra include'ai, define'ai, tada yra if'ai visi ir su to susiję dalykai. Ir paskui yra bonusai visokie, kur kartais žmonės naudoja, dėl to, kad patogu. Tai mes bandysim dabar aptarti tos dalykus iš eilės ir operatorius. Tai dabar, ką daro iš tikrųjų include'as? Mes iki šito momento tarsi sakėm, kad mes čia įtraukiam biblioteką kažkokią ir tiesiog taip painiai arba miglotai duodavom, kad ten kažkokiu būdu kažkokios funkcijos atsiduria kažkaip tai, kad aš jas galiu naudoti. Klausimas yra, kasgi fiziškai vyksta ten toj vietoj. Pasirodo, įvyksta labai paprastas daiktas, tai yra include'as tiesiog daro copy-paste, jis pasiima vieno failo turinį ir tiesiog įpeistina į failą, kuriame ta direktyva yra. Kitaip tariant, jeigu mes turim va tokį va mainą, taip, čia kažkas parašyta, yra mainas, f'as, dar kažkas yra tur 0 parašyta, taip. Tai jeigu mes šitą daiktą pasimtumėm ir susikompiliuotumėm tiesiog kaip vieną, taip, mes gautumėm kompiliavimo klaidą, būtų sakoma, kad neaišku, kas tas f'as yra pačioje pradžioje, bet tai būtų perspėjimas, ko gero. O paskui gautumėm linkerio klaidą, kuris sakytų, kad tu lyg ir kreipėsi į f'ą, bet aš nesupratau nei kas yra f'as, nei ką man čia reikėjo padaryti ir aš nerandu funkcijos f. Tai jūs gautumėt kažką tokio undefined reference to f. Ir problema tada yra tame, kad iš tikrųjų taip ir yra, šitame faile jokio f'o aprašo ir apibrėžimo nėra. Dabar tarkime, kad tas aprašas ir apibrėžimas yra faile, kurio vardas yra test. Ir aš sąmoningai čia sakau ne test.c, o tiesiog test, kad parodyt, kad prie procesorių plėtiniai yra vienodai. Tam GCC tai ne, o prie procesorių nesvarbu. Tai ką mes galim padaryti? Mes galim tam savo failę main.c paimti ir įsitraukti failą vardu test. Tas ./ reiškia einamajame kataloge esantys ir tas iliustruoja, kad čia galima ir bet kokį kelią nurodyti. Pavyzdžiui, jeigu jūs parašysit ./ tai bus suprantama kaip failas esantis vienu lygiu aukščiau katalogų struktūroje. O jūs galite netgi pasakyti absoliutų kelią, tai reiškia kažką tai C diske, D diske, E diske ir taip toliau. Galite pasakyti, kad čia yra kur nors vidinėme folderyje. Reiškia, aš galiu sutraukti iš įvairių vietų tos failus. Taip? Aš nesiūlau rodyti su absoliučiu keliu, čia būtų absoliutus nonsensas. Taip? Tai kiekviena programa turi turėti savo erdvę, taip, su kuria dirba dažniausiai einamasis katalogas arba greta esantis. Bet mintis yra ta, kad aš čia galiu nurodyti tiek failo vardą, tiek kelią. Dabar, kas fiziškai atsitinka? Jeigu mes pasiimam ir pasakom, kad reikia kompiliuoti failą main.c su opcijom, apie kurias kalbėjom, ten -e, kažkas tai, -p, kad žymų nebūtų. Ir tada pabandom pažiūrėti, kaip atrodo outputas apdorotas prie procesorium, tai jis atrodo šitaip. Kitaip tariant, tiesiog paimas va šitas blokas iš failo ir tiesiog peistinamas va šitoj va vietoj, o šitas dalykas paima ir dingsta. Prie procesorius nieko kito, išskyrus įvairias operacijas su tekstu, nedaro. Šituo atveju, taip? Ir čia svarbus momentas yra, tai tada jau klausimas yra, kasgi iš tikrųjų vyksta, kai mes sakom include stdio.h arba stdlib.h. Tai jums bus nesunku pamatyti, kas atsitinka. Jūs galite savo kodę pasirašyti include stdio.h, apdorot su preprocesoriu, pažiūrėti, kaip atrodo šitas failas. Jūs pamatysit, kas iš tikro nukeliavo jūsų kodą. Tai ten galima išsigąsti dažniausiai ir reikės ilgai scrollinti. Jeigu jūs šio pačioj main'e pasirašysit Hello World, tai kai praskrolinsit per šitą failą, pačioj pamatysit tą savo Hello World. O čia viršui bus daug eilučių, kuris parodys, kaip iš tikrųjų atrodo tas failas, nes tas stdio.h arba stdlib.h yra niekas kita kaip tiesiog failai. Jūs jeigu susidegėt standartinę C biblioteką pas save į kompą, tai jūs actually galite paleisti search'ą ir pasižiūrėti, kur tas failas yra ir jį atsidaryti per tekstinį redaktorių, pasižiūrėti jo turinį. Ten pamatysit, kaip atrodo standartiniai C kalbos failai. Ir mes kalbėsim apie vėliau, kam jie ten naudojami yra, kodėl tie headeriai ir taip toliau. Tai mintis ta yra, kad tuose failuose yra aprašai, kurių reikia tam, kad kodas susikompiliuotų. Ir tiesiog jeigu aš
to kodo nepateikiu savo programoje, tai gaunasi va tokia situacija kaip yra su F. Man susikompiliuos, jeigu aš neincludinsiu, dėl kad ten tik aprašau, o ne apibrėžimai, kurie yra automatiškai įtraukiami ir reiškia, kai linkeris daro savo darbą, bet apie tą dar kalbėsim. O šituo atveju mums šito pavyzdžio užtenka. Taip, tai reiškia, kitaip tariant, jeigu mes naudojamės kažkokiu daiktu, kurio patys neaprašėm, tai mums reikia kažką įsiklūdinti, kad viršui būtų pasakyta, kas tas daiktas yra, ir tada galim važiuoti toliau. Mes čia nepeistinam, nieko patys nerašom, sakom, kad čia yra atsakomybė tos standartinės bibliotekos kūrėjų ir viskas. O tada jau tos visus ryšius sutvarkymus mums padaro šituo atveju preprocesorius savo copy-pastes. Taip? Ką šitas leidžia padaryti, aišku, tai leidžia jau dabar paimti ir skaidyti savo kodą įvairiais failais. Jeigu mes failę turim implementacijas va tokias, tai aišku, jas galima paimti ir įkišti savo kitą failą ir jau dabar turėti tarsi ne viską vienam dideliam failė, o daugiau tų failiukų. Tipiškai šito neužtenka, nes mes čia turim daugia failės programas, bet mes dar neturim modulinio programavimo, apie kurį kalbėjom. Tai reiškia, svarbus dalykas yra, kad failai būtų nepriklausomi, tai reiškia, kad juos būtų galima kompiliuoti atskirai. Ir problema yra ta, kad jeigu yra tai padaryta, tai šitas daiktas tai kompiliuojasi, bet jisai nesilinkina, jeigu va šito va daikto nėra. Taip? Tai bendru atveju, aišku, mes kai mainą linkinsim, tai turėtumėm jau linkinti. Taip? O kai kompiliuojam, tai mums tas nėra labai svarbu. Dar kartą apie tai dar ateity kalbėsim. Svarbus momentas yra, kad šiaip aš nenorėčiau šitoje vietoje inkludinti implementacijų į vidų ir paskui į vidų savo failo. Taip, ir paskui mes aptarinėsim, kodėl taip yra, nes ten paskui, jeigu turės didelį projektą, gausit multiple definitions. Taip, bet bendru atveju šito momentu mes jau dabar turėtume mokėti parašyti programą, kurios kodas yra daugiau negu viename faile. Ir ką dar būtų galima pasakyti, tai yra, kad yra svarbu pastebėti, kad mes čia visą laiką rašydavom mažiau daugiau, o ši čia yra parašyta kabutės dabar. Tai pasirodo, galima rašyti abu dalykus. Ir tie mažiau daugiau yra tipiškai skirta tiems failams, kurių reikia ieškoti standartiniuose kataloguose. Tai kas atsitinka yra, kai jūs susidegėt tą standartinę biblioteką, tai jūsų aplinka žino, kur jūs susidegėt, žino, kur yra visi include pathai, juos beje galima nurodyti paskui ir kompiliatorium tiesiogiai. Taip? Ir tada failo, kurį jūs nurodėt, bus bandoma ieškoti ten. O jeigu jūs nurodot va tokias va kabutes, tai tada yra manoma, kad tai yra jau nebe standartinis failas, nes tada jo yra std-libas, o jūsų sukurtas. Ir tada, kas bus daroma, dar papildomai bus ieškoma ir einamajame kataloge. Ir jeigu nebus rasta, tai bus ieškoma standartiniuose kataloguose irgi. O čia yra tik standartinis. Tai tada, aišku, jūsų mintis galėtų būti, tai visur rašykim šitaip ir bus gerai. Tai tokia idėja nėra gera, dėl to, kad ką mes galim padaryti, yra va šitos ženkliukus tada naudoti tam, kad atskirt, ar tai yra standartinė biblioteka ar ne. Ir tada, jeigu jinai yra standartinė, naudojam šito, o jeigu mūsų pačių sugalvota ten ir parašyta, tada naudojam šitą. Taip, ir tada geriau matosi, apie ką eina kalba. Judam į priekį. Tai čia su include'ais kas atsitinka. Dabar kas su define'ais atsitinka. Define'as, kaip aš kažkada sakiau, jisai leidžia apibrėžti makrosą, kur iš esmės tiesiog yra įvardyjama replace funkcija tekstui. Čia yra pavyzdėlis. Jeigu yra va toks va kodas, tas kodas sako ką? Apibrėžkim vardą memsize ir jo reikšmė bus va tokia. Ką tas reiškia? Čia atkreipdėmės nesi kalbos priskyrimo sakinys, ne ten kažkas tai int memsize lygų 1000 const, bet čia yra instrukcija prie procesorių. Ir ką tas reiškia? Tas reiškia, kad nuo šito momento prie procesorius visur, kur ras va tokį vardą, paims ir pareplaisins jį 100. Čia galima matyti. Void žvaigždutė data lygų malloc memsize ir kaip darojam prie procesorių, gaunam iš tikrųjų malloc 100. Kas įdomu yra, mes tą rašydavom viršui, bet bendru atveju galima rašyti bet ką, bet kur, bet kaip. Čia pavyzdėlis yra. Mes turėjom kažkokius kintamuosius. Sakom, uždefininkim, kad vardas X nuo šiol reikštų vardą Y. Taip? Ir ką gali čia pastebėti, kad čia buvo 3 kartus spausdinami X, bet va šį čia galioja define'as. Tai šitoje vietoje vardas X paimamas ir replaceinamas vardu Y.
Ir tą galima daryti su šito galima daryti įvairius dalykus. Pavyzdžiui, pasakyti, kad printf'as bus ne printf, o pf koks nors. Ir taip toliau. Tai aišku, tą daryti būtų bloga praktika, jeigu mes kalbėtume apie kodo skaitomumą, nes visi žino, kas yra printf, bet nežino, kas yra pf. Taip? Bet techninė prasme aš galiu visokius dalykus daryti. Ir atkreipiu dėmesį, kad yra undef, aš tada sakau vardą ir tai reiškia, kad yra atšaukiamas makrosas. Tai reiškia, aš galiu apibrėžti replacinimą, o paskui jį atšaukti. Ir šitoje vietoje, kadangi jis buvo atšauktas, tai x lieka x. Taip? Reiktų atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Tai vienas dalykas, mes tipiškai tą dalyką naudojam visokios definint savo parametrus, kurie galioja visai programai konfiguracinius. Taip? Ir juos dažniausiai už tai rašom failo viršui, kad matytųsi, kas tai yra, ir tada jeigu ten kažką reikia, paimam ir pakeičiam. Lygiai taip pat, kaip preprocesorius definina visokius ten dalykus, ten operacinė sistema, dar ten kažkas tai. Taip? Ir kas dar svarbu yra, kad jeigu mes va čia rašom, ne, tai čia mes tarsi jau matom, kad čia visur kintamieji liko, bet kai mes turim va tokį kodą, tai čia x yra kintamasis, čia x yra kintamasis, o čia x yra makrosas, kuris iš tikrųjų reiškia kintamą y. Ir esmė tame yra, kad dabar čia toks pavyzdėlis yra, tai matosi viskas, bet tai define gali būti visai kitur. Tai reiškia, kadangi bet koks tekstas gali būti keistas į bet ką, tai aš matydamas tekstą iš tikrųjų nežinau, kas ten parašyta. Bet kas labai svarbu yra visus makrosus apibrėžinėti taip, kad jie skirtųsi. Tai tas skirimasis yra toksai, kad jeigu aš turiu kintamai, tai jie prasideda mažąją raidę, o jeigu tai yra makrosas, tai tada yra įprotis, arba konstanta, kitaip tariant, kuri turi vardą. Tai tada yra lyg ir nerašytas susitarimas, kad naudojam all caps, tai reiškia tik didžiasias raides. Ir va čia matosi, kad tas mem size tai yra nekintomasis, o kažkas tai uždefinintų kažkokia tai konstanta, tai per makrosas. O čia ne velnio nesimato. Žodžiu, raidžių dydis ir tas rekomendacijų laikymasis yra svarbus. Judam į priekį. Dabar dalis makrosų, kurie apibrėžti, tai yra va tie, kur aš sakiau, tai yra kažkokie standartiniai, ten operacinės sistemos, visi kiti dalykai. Kas dar įdomu, galima įvairius pažymėjimus daryti, kurie padaro, kad preprocesorius įterpia atitinkamas reikšmės į kodą atitinkamai. Tai čia yra keli paminėti, tai yra line, ir aš atkreipiu dėmesį, kad čia yra underscore pradžioje ir gale, tam, kad tą line atskirti nuo visų likusių konstantų, kurias jūs galite sugalvoti, taip, tai reiškia, kitaip tariant, kad kažkas kitas sugalvos būtent tokį vardą ir jį panaudos ir bus konfliktas, šansas yra labai mažas. Tai yra line, file, date ir time. Ir tai yra laikas, kada, date ir time, kada buvo apdorota preprocesoriumi, tai yra tada, kada jis darė replacinimą. O čia yra ne kas kita, kaip eilutė ir failas, kuriame mes esam. Tai čia yra pavyzdys ir aš labai sąmoningai jo nenatnaujinau ir nepalikau. Čia yra pirmi laikai, kada buvo ruošta paskaita apie preprocesorius senam C kalbos kurse, kurio dabar jau nebėra. Žodžiu, šita skaidrė yra, reiškia, kaip čia, dvelgsmas iš praeities. Taip? Tai dabar ir mintis tai yra, kad jeigu mes kompiliuojam tokį daiktą, tai eilutė yra antra, nes iš tikrųjų va šitas line yra antroji eilutė. Failas yra main C, nes taip vadinasi va šitas failas, kuris pagamintas, o va čia yra eilutės, kurios yra tiesiog įterpiamos šitose vietose. Ir aš atkreipiu dėmesį, kad čia įterpiama reikšmė, čia eilutė, čia eilutė, čia eilutė. Taip? Tai čia printf'ai mano parašyti, o va tos konstantos čia yra įdėtos į kodą, taip, paties preprocesoriaus. Tos dalykus galima naudoti, ypatingai jeigu mes rašom visokius ten vienetų testus ar dar kažką ir norim pažiūrėti, kada čia kas buvo, kada kažkokia klaida buvo gauta, kas ten darė kažką tuo metu ir taip toliau. Taip? Judam į priekį. Tai aš dar kartą akcentuoju, kad tai nėra runtime'as. Taip, tai reiškia, aš negaliu preprocesoriaus pagalba pasižiūrėti, pavyzdžiui, kada useris įvedė blogą reikšmę. Tam reikia kitų dalykų. Bet aš galiu pažiūrėti, kada buvo kompiliuotas kodas. Taip, tai, pavyzdžiui, jeigu ten buvo change requestai, kažkas bildino, ten kažkas nesigavo, tai tada, reiškia, galima įvairiais būdais susigaudyti. Tai gerai, kada ten tas buvo kompiliavimo procesas pradėtas, kaip ten viskas atrodo. Ką reiškia, kaip ta programa atrodo, aš paskui ten gal paleisiu, nepaleisiu, kažkas kode bus parašyta, matysis, kas ten darosi. Judam į priekį. Dabar ką dar su makrosais galima padaryti, tai yra apibrėžti parametrus. Ir čia žmonės manęs, kurie klausinėjo anksčiau, koks skirtumas yra
ar rašyti kintamosius, ar definint, tai čia yra vienas iš būdų, ko aš negaliu padaryti su kintamaisiais ir ką galiu padaryti su makrosais. Paskui pamatysit, kad tie makrosai iš tikrųjų yra irgi gali būti keičiami funkcijomis, yra subtilūs skirtumai. Tai ką galima daryti, tai yra apibrėžinėti makrosus su parametrais. Dabar kaip tas darosi? Šalia vardo be tarpų yra rašomi skliausteliai, o skliausteliuose yra išvardėjami vardai ir jeigu jų yra keli, tai jie atskiriami kableliu. Va čia reikia atkreipti dėmesį. Va čia yra makrosas su parametrais. Tai reiškia, čia yra foo su parametrais x. Ir kas tada atsitiks, visur, kur aš prašysiu foo ir skliausteliuose kažką nurodysiu, aš gausiu va tokį reiškinį. Tai reiškia, va šitas visas daiktas bus replacintas va šituo ir jeigu aš pasakysiu foo skliausteliai 2, tai čia bus -1 dalinta iš 2. Dabar bar yra visai kitas dalykas. Čia yra standartiški vardai, kur žmonės labai mėgsta naudoti, kai rodo kažkokias dummy funkcijas. Ir dabar mintis yra ta, kad čia yra tarpas. Tai šitas vardas yra makrosas be parametrų ir aš tiesiog visada gausiu x-1 dalinta iš x. Taip? Čia svarbus momentas. Žodžiu, makrosai su parametrais yra tada, kai čia nėra tarpo. Ir kam jie naudojami dažnai yra tam, kad būti alternatyvai įvairiom funkcijom ir ne tik, paskui pamatysit, nes tai gali būti ir įvairūs blokai tiesiog. Tai čia yra du pavyzdėliai. Aš atkreipiu dėmesį, kad jeigu aš taip parašau, tai aš tarsi iš vardo neakcentuoju, kad tai yra makrosas, nes šitas ima atrodyti kaip funkcija, kai aš rašysiu visur min. Tai geriau rašyti A, B didžiosiamis, taip, bet standartiniai C bibliotekoj, ypač, jeigu daroma prielaida, kad tie makrosai yra gerai parašyti, tai tokios distinkcijos nėra ir jeigu pamenat, kai kalbėjom apie getchar ir putchar, tai mes sakėm, kad tai yra iš tikrųjų ne kas kita kaip makrosas, kuris tiesiog paima ir iš tikrųjų iškviečia ten tas funkcijas, kur yra getc ir putc, bet nenaudoja funkcijos kvietimui reikalingų resursų, o tiesiog tekstą replace'ina, taip? Tai ką dabar šitie makrosai daro? O jie paima ir išplečia. Jeigu man reikia iš 2 skaičių rast minimumą, tai toks sakinukas galėtų įvykdyti. Bet jeigu man tą reikia daryti daug kartų, tai aš nenoriu visą laiką pats rašinėti to kodo. Taip, tai mes sakėm, galima funkciją rašyti, o galima makrosą apsirašyti. Tai aš tiesiog pasakiau trumpesnį vardą, nurodžiau tik x ir y ir man nereikia milijoną kartų kartot x, y. Mažiau, klaustukas. Lygiai tas pats modulis, taip. Aš galiu pasakyti, kad jeigu reikšmė kažkokia yra mažesnė už 0, tai paimkim ir padauginkim iš -1, taip. Ir vėl vietoj to, kad ten kviest funkciją, naudoti resursus, čia yra labai mažas reiškinukas, tai aš tiesiog paimu, sukuriu trumpesnį vardą tam reiškinukui ir jį darau, taip. Tai dabar mano kodas, kurį aš rašau, yra trumpesnis, nes aš naudoju makrosą, taip. Bet fiziškai, prieš kompiliuojant, tas makrosas pavirsta ilgų tekstu. Ir tai reiškia, kad mano tekstinis failas išauga ir tai yra kitoks dalykas negu funkcijų atveju, kur tas tekstas lieka toks pats ir paskui ta funkcija kompiliuojama. Pliusas, kurį aš gaunu, čia nėra jokio kreipinio į funkciją. Tai yra, man atrodo, kad šitas daiktas yra kaip funkcija, bet iš tikro tai yra tiesiog operatorių kažkoks rinkinukas, reiškia, nereikia nei funkcijos iškvietimo vykdyti, nei skliaustelių šaukti, nei returno kažkokio daryti, taip, nei parametrus perdavinti. Taip. Tai tarsi šitas daiktas yra truputį efektyvesnis, nes naudoja mažiau atminties, mažiau ten reikia operacijų vykdyti ir taip toliau. Ir svarbus momentas yra, tai, kitaip tariant, jeigu mes turim kažkokią funkciją, kurią mes kviečiam labai dažnai, o, pavyzdžiui, funkcija getchar, tai aišku tokia yra, kuri gali ten daryti labai daug darbo, taip, arba ten putchar, arba kažkas tokio, nes tie tekstai, su kuriais mes dirbam, dažniausiai yra dideli. Tai mintis tai yra, kad norisi tada taupyti ant tų funkcijos kreipinių, tai tada kodas veiktų greičiau. Bet dabar, kai mes šitą pasidarom, tai svarbus momentas yra, kad mums reikėtų, kad mes šitos dalykus parašytumėm korektiškai ir aš atkreipiu dėmesį į skliaustelius, kurie čia sudėlioti specifiniu būdu. Galėsit grįžti paskui prie šito, dabar bandom judėti į priekį ir pabandysiu parodyti, kas būna, jeigu būna. Beje, čia yra viena klaida, jeigu jūs pamatysit, kur jinai yra, galit parašyti pastabumui patikrinti, taip, judam į priekį. Tai dabar kas gali būti blogo? Blogo gali būti štai kas. Jeigu čia yra define ir čia yra cube ir mes sakom, kad vietoj to, kad 3 kartus dauginti x iš savęs, mes tiesiog tokį makrosą apsirašysim
Ir norim čia sudėti 2, bet vietoj to, kad ten sudėlioti ir pliusus rašysim double ir kažkas. Taip. Kas beje, aš atkreipiu dėmesį, kad yra niuansas, nes double jau yra rezervuotas vardas, jisai yra be parametrų, tai konflikto problemos nėra, taip, bet atsiranda jau krūva visokių daugiareikšmiškumų. Taip, tai gera idėja vis dėlto žinoti C kalbos galimybės, kad tokių konfliktų vengti. Tai dabar tarkim, kad mes taip parašym ir manom, kad viskas gerai. Dabar pabandom įsivaizduoti, kaip žmonės naudosi šito praktiškai. Kažkas susigalvos. Įsidėkim trejetą x vidų ir išsikvieskim, pasakykim, kad y tai yra x plus 1 kubas. Tai aš turėčiau gauti ką? 4 kart 4 kart 4. Teisingai. Ir jeigu čia būtų funkcija, tai tokia mintis ir būtų. Bet dabar šitas sakinys iš tikrųjų pavirs kuo? Jis pavirs štai ko? Y lygų ir va čia bus expandintas makrosas šitaip. Ir atkreipkite dėmesį, kad aš gausiu visai ne tai. Nes čia yra x, kas yra 3, čia yra 3, čia yra 3 ir čia yra 1. Tai galutinė reikšmė yra 10. O aš norėjau, kad būtų 64. Ir dėl ko taip yra? Dėl to, kad prioritetai tarp operatorių netvarkingai susidėlioja. Ir analogiška problema yra šičia. 5 kart double x, o x pas mane buvo x plus x. Ir ką aš gaunu tokį daiktą. Aš tikėjausi, kad čia bus 10 kartų didesnis, o aš gavau, kad jis yra 6 kartus didesnis tik tai. Dėl ko? Dėl to, kad aš maniau, kad čia funkcija, o iš tikrųjų čia makrosas. Ir tada kyla klausimas, tai o kame čia problema buvo? Atsakymas yra šitie makrosai blogai parašyti. Tai jeigu jūs skirsit laiko šitai skaidriai paanalizuoti, tai pamatysit, kad šitos problemos gali būti išspręstos kliausteliais. Ir kadangi aš nežinau, kas šis kliaustuose gali būti, suprasdamas, kad čia yra bet koks reiškinys, aš suprantu, kad pirmą jį reikia įvertinti, o tik po to atlikinėti tas, kas yra čia. Ir mes grįžtam prie to paties įvertinimo tvarkos. Taip? Tai tą įvertinimo tvarką aš galiu valdyti skliausteliais per prioritetus. Tai ką reikia daryti? Mes kiekvieną argumentą į skliaustus įkišam, taip, tai reiškia, va čia yra skliaustai, čia skliaustai. Ir negana to, visą reiškinį irgi apskliaudžiam. Tai čia skliaustai ir čia skliaustai. Tai jeigu makrosus mes parašym šitaip korektiškai, tai tada gausim, kad šitie reiškiniai mums nebekelia problemų. Bet dėja, tai ne viskas. Taip? Tai yra net jeigu mes tokį dalyką padarėm, nes mes čia lyg ir padarėm viską iš savo pusės korektiškai, taip, tai yra parašym jau taip gerai, kaip tik galim parašyti. Mes galim pagalvoti, o kas bus, jeigu mes va tokį reiškinį parašysim. Tai yra x lygų 3 ir y lygų double plus x. Tai mes vieną kartą norėjom padaryti, bet šitas daiktas paėmė ir makroso viduje buvo expandintas ir gavosi va šitaip. Ir vietoj to, kad x vienetų padidėtų, jisai padidėjo 2 kartus. Taip, tai galima paskaičiuoti, kas čia turėjo. Aš maniau, kad bus 3, tai čia bus 4 ir kadangi bus double, tai kad čia bus 8. O realiai gavosi, kad čia yra vieną kartą jisai padidintas, antrą kartą jisai padidintas. Aš primenu, kad čia jau yra niuansas, nes reikšmė yra ir skaitoma ir rašoma 2 kartus. Tai mes aptarnėjom, kad šitas reiškinys taiga priklauso. Čia, jeigu būtų funkcija, tai nesvarbi kokia įvertinimo tvarka. O dabar jau svarbi, mes pažydžiam tas krūvą taisyklių, kur turim undefined behavior ir tikrai gaunam visai nebe tą reikšmę. Taip, bet jeigu laikykim, kad iškart padidinama yra, tai čia bus 4, čia bus 5, mes susumuosim, gausim 9, o čia yra visai kitkas, ko aš čia norėjau. Taip? Tai kitaip tariant, kai yra makrosai, tai man svarbu ne tik juos korektiškai parašyti, bet ir korektiškai naudoti šitoj vietoj. Ir tas sako ką? Kad jeigu čia kažką reikia įvertinti, tai gerai būtų, kad aš įvertinčiau tą dalyką tik tai vieną kartą. Ir čia va šitoj vietoj jau matosi, kad čia yra bėda. Čia aš galėčiau išspręsti šitą pasakęs 2 kart x. O čia aš negaliu išspręsti, nes man reikia pasakyti kažkaip kitaip. Ir reiškia, jeigu čia yra reiškinys, tai x bus panaudotas kaip vardas daugiau negu vieną kartą. Ir tai reiškia, kad man reikia labai atsargiai naudoti pašalinius efektus, tai tas plus x, jis yra geras tada, kai jisai yra tik tai, skaitomas arba ten kai yra atskiras sakinys, priešingą atveju reikia elgtis atsargiai. Taip, tai kai ten jokių kreipinių į funkcijas nebuvo, tai viskas gerai, o kai aš rašau skliausteliuose ir čia yra kažkas, tai ir aš nežinau, kas čia yra, ar makrosas, ar funkcija, taip, nes šiandien double kažkoksai, tai gal kažkas funkcija galėjo tokiu vardu parašyti, o ne makrosą. Taip. Ir dabar ir aš tada nebežinau, kas čia darosi ir gali būti, kad staiga kodas veikia visai ne taip, kaip aš planavau, apie ką mes iš tikrųjų ir šnekam. Tai mintis yra, kad tada reikia pagalvoti ir visų pirma, kai aš naudoju šitą dalyką, reikia gerai žinoti, ar čia iš tikrųjų funkcija ar makrosas, nes nuo to priklauso, ar aš naudosiu korektiškai ar nenaudosiu ir kaip mano kodas veiks. Tai?
Ir net jeigu mes taip padarom, tai yra vengiam tų reiškinių su kartotiniu įvertinimu ir nenaudojam pašalinių efektų, gali būti visai kitokių dalykų. Pavyzdžiui, juk man niekas nedraudžia makrosu apibrėžti bet ko. Ir dabar atkreipkite dėmesį, kad ką mes turim. Mes turim idėją, kad aš noriu pasiimti ir atsispausdinti visokius pranešimus debuginimui. Bet aš suprantu, kad aš noriu juos spausdinti ne visą laiką, o noriu spausdinti tik tada, kai noriu spausdinti. Tai ką mes darom? Mes sakom, kad mes apsibrėšim naują makrosą, čia susigalvom kažkokį vardą, čia pavadintas patrace, ir tas trace yra nuo žodžio, kad aš dabar seksiu, kas čia darosi su mano programa. Ir čia bus du parametrai, STS ir STR, vėl vardai iš lempos, STR nuo žodžio eilutė, o STS nuo žodžio status. Ta? Ir mes jį apibrėžiam kaip? Apibrėžiam, kad jeigu statusas yra kažkoks tai true, toks, kad reikia trackinti viską, tai tada mes šitą vietą spausdinam ne ką kitą kaip tą eilutę, kurią čia padavėm. Tiesiog toks ifas stovi ant šito požymio ir eilutė. Ir mums nereikia ifo rašinėti, nereikia printefo rašinėti, rašyti tik printes, tas patrace ir šitas dvi reikšmės. Aš atkreipiu dėmesį į triuką, kuris čia padarytas. Define'as galioja iki eilutės galo. Bet jeigu aš visą šitą supilčiau į vieną eilutę, būtų negražu. Tai kas atsitiko, aš paėmiau, nurodžiau naujoje eilutėje. Taip? Bet čia guli backslash'as, kurį jau aptariam, ką jisai leidžia visą šitą prašyti vienoje eilutėje. Kai man to reikia dėl kažkokių priežasčių. Taip? Ir dabar mintis būtų kokia. Tarkim, kad mes šitai pasirašėm, tai pati idėja lyg ir labai aiški, kad ten jeigu x mažiau už 0, tai tada mes sakom, kad čia reikia spausdinti kažką tai arba nereikia, čia tas trace on yra kokia nors galima įsivaizduoti reikšmė, kuri yra 0 arba 1. Ir sakom negatyv, o kitu atveju sakom, kad čia viskas gerai. Ir jeigu mes darėm prielaidą, kad jis turi būti visada teigiamas, mes galim pamatyti, kur čia viskas suvaikščia. Čia mūsų idėja. Taip? Jeigu x mažiau už 0 spausdinam tą, o jeigu daugiau už 0 spausdinam tą, taip, tai čia bus atspausdinti ar ne, o čia yra ką spausdinti. Taip, ir mes norim šitas reikšmės pamatyti, kur tiksliai nuėjo kodas. Tai idėja yra gera, taip, tokia funkcija galėtų būti, dabar čia yra makrosas. Taip. Ir iš to, kad čia yra makrosas, o ne funkcija, reiktų suprasti, kad čia kažkas bus expandinama. Dabar kas bus expandinama? Realiai aš turėsiu tokį kodo gabalą. Tai žiūrėkit, vietoj trace on negative input, visur atsistos toks ifas. Tai čia if x mažiau už 0 liko, aš labai sąmoningai nukėliau naują eilutę, kad pamatytumėt, kas buvo expandinta. Tai čia yra if trace on printf bla bla bla, kabliataškis persikelia, kuris buvo čia, tada buvo else'as, ir šitas vėl pavirsta if trace on printf ddd, ok input, tas negative input ir ok input atvažiavo dėl to, kad čia atkeliavo per parametrą str. O tas trace'onas atkeliavo kaip tas STS ir buvo čia įrašytas. Čia tiesiog tekstas, nieko nebandoma daryti. Ir ką galite pamatyti, kad antiek skliaušteliai kėlė problemą, kai mes kalbėjome apie reiškinius, antiek riestiniai skliaušteliai, o tiksliau jų nebuvimas, kelia problemą, kai mes turim apie logiką. Dėl to, kad aš tai kaip norėjau padaryti, kad ifo viduj būtų šitas patrace'as su ifo, ne? Ir else'o viduj būtų kitas ifas. O dabar žiūrėkit, kas gavosi. Gavosi ifo viduj yra šitas ifas, bet šitas else'as prieš tai priklausė šitam ifui, čia ne? O kas gavosi, jisai realiai buvo traktuojamas kaip else'as priklausantis vidiniam ifui, o šitas ifas vykdomas else'o viduj. Rezultate šitas kodas yra visai ne ten, kuris turėtų būti, jis turėtų būti vienu lygiu aukščiau. Ir tada šitoj vietoje mes, kaip galim galvoti, iš tikrųjų, čia aš tarsi lyg ir galiu bandyti visokius dalykus daryti, bet ne visada, čia galima būtų galvoti, kad aš beginą ir endą irgi papildomai pasirašiau ir dalį klausimų gal tas išspręs, nes ifas gali būti bloke. Taip? Bet čia problemėlė yra dėl to, kad jeigu aš parašau bloką, tai tada neaišku su kabliataškiu nesikompiliuoja, reiškia čia bus blokas, sakinys baigėsi, kabliataškį reikia daryti čia, ir atsiranda krūva visokių dalykų. O kitas dalykas yra, kad svarbus momentas yra apsisaugoti, tada aš turėčiau čia riestinius kliaustus sudėlioti. Jeigu aš juos būčiau sudėliojęs, tai čia jie būtų sudėlioti ten, kur reikia ir leistų man suvaldyti
struktūrą. Tai šitas vėl iliustruoja, kas gali būti blogai ir kodėl rekomendacijos kartais, mums atrodo, kodėl man ten reikia. Man ten kodas yra trumpesnis, aš tingiu ten tos restinius kliaustus dėlioti. Bet pasirodo, kad tie žmonės, kurie labiau patyrė ir žino, kas yra iš principo įmanoma, tas rekomendacijas sako ne veltui ir galvoja ne veltui. Bet gera idėja yra galvoti, kad aš vis dėlto noriu skliaustukai sukontroliuoti tą, ką aš noriu sukontroliuoti, kad netyčia nebūtų kažkokių blogų dalykų ir paskui žiūrim į kodą, nesuprantam, kas darosi, nes turėtų lyg ir vienaip darytis, o darosi kitaip. Taip, tai kitaip tariant, čia vėlgi yra tik pavyzdžiai, tai jeigu nori, ten yra daug straipsnių parašyta apie tai, kaip tos makrosus rašyti. Ir čia bendro atveju svarbus dalykas yra, nes mes čia kalbame apie tai, kaip tekstu užrašyti kodą arba kažkokias instrukcijas, taip, tai mes akcentuojam kad reikia būtinai galvoti apie struktūrą ir apie prioritetus, taip, ir apie tai, kaip dalykai susisieja tarpusavį. Tai čia geras pavyzdys apie tai pašnekėti. Bendro atveju reikėtų galvoti, kad kai mes rašom makrosus su parametrais, tai labai smagus dalykas, bet reikia kaip čia pasakyti, su laisvė kartu ateina ir atsakomybė. Ir pagrindinė problema, apie kurią mes kalbėjom, tai buvo tai, kad makrosai nėra funkcija. Taip? Tai mintis buvo kokia? Mes dar lyg ir sakėm, kad funkcija yra gerai dėl to, kad jinai saugesnė. Tai yra mes ten įsitikinam, kad bus sekos taškas, kai bus funkcija iškviesta, taip, ir tarsi turim gabaliuką kažkokį, kuris atidalintas. Bet yra kaina, kurią mes už tai sumokam, tai yra ta kaina resursų, kai mes iškviečiam funkciją ir paskui iš jos grįžtam. Dabar klausimas yra, ar galima lyg ir rasti kažkokį tarpinį variantą, kur būtų geriausiai iš abiejų pasaulių. Tai tas 99 metų standartas pasakė, kad galima pabandyti padaryti tarpinį variantą. Ir mintis ta, kad mes nesugebam išspręsti tada, kad tas galutinis kodas yra pasikartojantis, dėl to, kad mes čia turim rinktis. Jeigu mes turim mašininėme kode funkciją, tai tada mums reikia į tą vietą nušokti ir tą kodą įvykdyti. Jeigu mes neturim, tai tada mums reikia tos funkcijos viduje esančių žingsnius įkelti tiesiai į tą vietą, kur mes ją kviestumėm. Ir tada tokių dalykų yra daug. Tai tas, ar kodas kartojasi ar ne, iš esmės yra dilema, kurią reikia tiesiog išspręsti ir suprasti, kad arba mano kodas lakoniškesnis, tada tas failas mašininis mažiau užima, ar aš greičio noriu. Tai iki tam tikro momento aš galiu tiesiog efektyvinti, o paskui atsiranda trade-offas. Ir kaip taisyklė, tas trade-offas tarp greičio ir vietos visą laiką yra. Tai reiškia, aš galiu gauti kažką tai greičiau, jeigu galiu truputį sumokėti atminties, ir atvirkščiai, jeigu aš reiškia, noriu nemokėti atminties, tai tada tipiškai dalykai veiks lėčiau. Tai šiais laikais atmintis yra ne problema, nebent mes ten, nežinau, kokio palidovo ten ar nežinau, kosminio erdvėlaivio kokio nors, nežinau, turim labai ribotus resursus, tada mūsų svarbu. Tai kaip taisyklė greitis yra viskas, tai reiškia mes sutinkam mokėti už greitį vietos sąskaitą ir tai reiškia, kad ten būna kažkokio pasikartojančio kodo mašininėme faile mūsų nelabai jaudina, mums tik svarbu, kad kodas gražiai atrodytų. O kodas gražiai atrodo makrosų pagalba, kada man nereikia kartoti to paties, bet reiškia, jeigu rašo makrosus, tai ten apsaugos nėra. Tai buvo sugalvotos inline funkcijos, tai reiškia, šita funkcija atrodo visiškai kaip atrodo normali funkcija. O inline reiškia, kad jinai turėtų būti padaryta ne kaip vieta, kurią reikia, į kurią reikia perduoti valdymą, o kaip tiesiog kažkoks toks dalykas, kur paskui kompiliatorius pats turės susiprasti, kad šitoje vietoje reikia padaryti ir mašinį kodą pagaminti be jokio valdymo perdavimo, o tiesiog reiškia įvykdyti šitą reikšmę, kas čia surašyta. Ir tas yra patikima kompiliatoriui. Tai mes tokiu atveju laimim, kad mums nereikia resursų papildomų, taip. O žavioji dalis yra, kad čia, kadangi tai yra funkcija, tik tai inline, tai mums nebėra problemos su visais tais tipais, nes yra skliausteliai, yra tipai, galima patikrinti, ar tipai dera, yra sekos taškas prieš jį iškviečiant ir taip toliau. Tai jeigu mes kalbam apie ten, būtent makrosus su parametrais, kuriuos mes galime apibrėžti kaip funkciją, tai nuo 99 metų standarto tą reikia spręsti per funkcijas rašant žodį inline, o ne per makrosus. Taip. Dabar judam į priekį. Trečia grupė, mes sakėm, yra sąlyginis kompiliavimas. Ir šitoj vietoj galima daug ką padaryti bendru atveju. Tai yra tiesiog ifai. Ir reikia atkreipti dėmesį, kad jeigu mes rašom programą, tai tie ifai reiškia ką? Reiškia valdymą tam tikrą vykdymo metu, ką programa daro. O šituo atveju eina kalba apie tai, kaip elgiasi preprocesorius. Tai reiškia, mes valdom ne programą, o valdom preprocesorių. Taip?
ir tų direktyvų pagalba nusakom, kasgi bus galiniame faile, kuris bus kompiliuojamas. Taip? Tai mintis yra ta, kad reiktų kaip galvoti. Ta struktūra yra tokia. Grotelės if, tada yra kažkoks reiškinukas ir tada yra grotelės endif, kurios pabaigia tą reiškinį, kuris buvo čia. O viduje yra tekstas. Tai logika yra tokia. Jeigu šitas expressionas yra teisybė, tai tada šitas tekstas bus tame faile, kurį mes kompiliuosim. Jeigu mes pasakom, kad čia yra false, tokiu atveju šito teksto nebus. Čia yra tas pats kaip komentaras, kuris bus išimtas iš galutinio teksto failo. Pavyzdžiui, čia yra direktyva kažkokia, kuri sako, kad čia bus makrosas, kuris buvo apibrėžtas aukščiau. Ir tada klausimai yra, ar jis lygus tokia reikšmė ar ne. Ir jeigu, pavyzdžiui, galima įsivaizduoti, kad yra dvi reikšmės, yra koks nors 1020 arba yra kokia nors mažytė reikšmė, pavyzdžiui, 16. Ir jeigu šita reikšmė yra tokia, tai papildomai bus atspausintas toks sakinukas. Jeigu ne, tai nieko nebus daroma. Tai logika čia ifo yra kaip ifo, bet dar kartą mintis ta, kad šitas printf'as net neatsidurs kode. Taip? Mūsų programos atveju jis yra, bet jis gali būti nevykdomas, o kai kalbam apie preprocesorių, tai tiesiog šitas sakinys nebus įkeltas į galutinį failą. Dabar ką čia galima rašyti? Čia gali būti skaitinės ir simbolinės konstantos, tai reiškia gali būti skaičiukas, pavyzdžiui, 1, 0, 2, 0. Gali būti simbolis A didžioji kokia nors, ne? Gali būti aritmetiniai operatoriai, taip, tai pavyzdžiui, ten gali būti visokie lygų, kas yra palyginimo operatorius, taip ne visai aritmetinis. Ten galima skaičiuoti kažką. Nu, žodžiu, yra tie dalykai. Ir tada, kas dar gali būti makrosai, tai makrosai yra keičiami tom reikšmėm, kurios yra. Tai reiškia, pradžioj suveikia visi define, o paskui visi šitie dalykai. Taip. Ir tada gali būti paprastas tekstas, o paprastas tekstas visada yra tiesiog konstanta, kurios reikšmė yra 0. Čia yra patys paprasčiausi dalykai, tai reiškia, jeigu aš sakau if 1, tai šitas blokas bus įtrauktas, o jeigu ne, tai nebus įtrauktas. Bet čia dažniausiai mes prašom kažką, kas būtų prasminga, tai vieno tokio prasmingo kažkokio sakinio struktūros pavyzdys yra čia. Nu, jeigu makrosas buvo kažkoks, tai kažką daryti. Jeigu ten operacinė sistema Windows, tada šitas kodas turi būti įtrauktas. O jeigu operacinė sistema yra kitokia, tai tada šitas kodas turi būti įtrauktas. Jeigu ten šitas makrosas, kur yra koks nors kiek bitų ir architektūra yra ten šiam 4, nu, tai tada taip daro. Taip? Žodžiu, leidžia valdyti kodą. Taip? Dabar čia yra keli dalykai, kur yra tipiškai naudojama. Taip, tai mintis ta, kad gali būti ne tik tai ifai, bet ir else'ai. Taip, tai čia yra pavyzdys, kaip tas galėtų atrodyti. Jeigu x lygu 1 kažką darom, kito atveju, jeigu x lygu 2 kažką darom, kito atveju darom kažką tai dar. Ką dar galima daryti, jeigu yra struktūra, kur yra else ir if, tai vietoj to naudot tokį žodį elif. Tai čia yra šito atitikmuo, kas yra kairiai parašyta. Taip, tai yra if, else if, tada else, nu ir tada jau reikia pabaigti. Ką dar galima daryti, yra naudoti ne if, o if def arba if def. Ir ką šitie dalykai daro, jie tikrina, ar buvo apibrėžtas makrosas ar ne. Tai yra, galima paklausti, jeigu buvo apibrėžtas kažkoks tai makrosas, tada kažką daryti. Jeigu nebuvo apibrėžtas kažkoks makrosas, tada kažką daryti. Pavyzdys galėtų būti toks. Pavyzdžiui, aš noriu parašyti kodą, kuris veikia tik tada, kai aš debuginu. Spausdinu, kažką tai sustoju. Tai aš galiu kaip daryti? Aš galiu šitą eilutę įrašyti, tada kai man jos nereikia, galiu užkomentuoti. Bet čia labai rankinis ir labai negražus dalykas. Tai ką tada galima daryti? Galima parašyti if def debug ir parašyti end if. Dabar kas yra tas debug? Tai yra makrosas, kuris gali būti apibrėžtas arba ne. Iš esmės šitas sakinukas sako, jeigu jungiklis įjungtas, tai daryk, o jeigu jis išjungtas, nedaryk. Nu, nedaryk, tai reiškia neįtrauk kodo į programą, taip? Programos tekstą, kuris bus kompiliuojamas. Ir tada, ką aš darau, aš šitą define užsirašau failo viršui ir jeigu aš pasakau define debug, tai visi debugai čia bus true ir visas šitas kodas atsidurs galutiniam tekste. O jeigu aš nenoriu, tai aš paimu, užkomentuoju ir staiga visas tas makrosas nustoja būti traukiamas. Ir kas dar įdomiausia yra, aš šitą galiu daryti nebūtinai viename kodo faile, o galiu per komandinę eilutę parašyti -d debug
Taip, tai reiškia, kad aš pasiimu ir apibrėžiu makrosą dabar, kuris bus uždefinintas ir visose failuose tas makrosas yra apibrėžtas, tai gali būti ir didelė programa, kurioje ten, nežinau, 1000 failų, 10 000 failų. Tai kiekvienam iš jų vaikščio tam failė ir debugint gal būtų liūdna, o šitoje vietoje aš labai greitai adaptuoju, ar reikia debugint ar nereikia. Jeigu reikia, tai kažkoks kodas suveikia, jeigu nereikia, tai jis išsijungia. Taip, ir jisai nebeteršia galutinės programos. Taip. Tai čia svarbus dalykas. Taip, tai yra kitaip tariant, jeigu aš testuoju, tai aš tada galiu norėti kažką papildomo daryti. Tai tipiniai panaudojimai, tai yra vienas dalykas yra parūpinti skirtingą kodą priklausomai nuo užsetintų makrosų, taip, kurie yra tipiškai susijęs su platforma. O kitas yra tas sąlyginis kompiliavimas panaudojamas debuginimui, tai reiškia, kai aš pats sprendžiu, ar man reikia kažko ar nereikia. Čia svarbus dalykas. Dabar aš sakiau, kad dar yra ketvirta grupė, tai ten, ta ketvirta grupė yra visa kita, ten dalykai gali būti ar negali būti, tai pavyzdžiui, preprocesorius dažniausiai turi sakinį, kurio jisai gali sustoti ir pasakyti, kad kažkas ne taip, tai jeigu mes tokį dalyką pasakom, ten grotelės error something went wrong, tai jeigu mes bandysim bildinti, tai gausim tokį daiktą, sakysim, kad mes nesugebėjom kažko padaryti. Tai gali būti, pavyzdžiui, kad ten mes davėm kažkokias instrukcijas prie procesorių, kažkokie ifai buvo ir mes pamatėm, kad negalima bildinti, nes ten prie procesorius daro klaidingai kažką. Taip? Tai į tą galima sureaguoti. Ir ką dar galima daryti, galima eilučių numeraciją keisti įvairiais būdais ir tas dažnai būna svarbu, dėl to, kad jeigu mes prie procesorium bandom žaisti ir kelias eilutes jungti į vieną, tai kas tada atsitinka, jeigu mes pasižiūrim prie procesoriaus outputą ir pasižiūrim savo pradinį kodą, tai eilučių numeriai nedara. Tai ką mes galim paimti, mes galim nusetinti naujus numerius ir atkreipkite dėmesį, kad čia buvo pasakyta grotelės line 200, tai reiškia reikia interpretuoti, kad šitą eilutę apibrėžia, kad toliau bus eilutės numeris 200. Taip? Ir čia mums sako, kad ta klaida, kur buvo erroras, jinai buvo nekur kitur kaip 200 eilutėj. Kitaip tariant, čia. Taip? Ir tada tos pozicijos, reiškia šituo atveju tai nesąmonė, nes mes paverčiam eilutę 2 numeriu 200, bet jeigu mes naudojam prie procesorių tos makrosus su parametrais, kai yra backslashai ir visi kiti dalykai, tai mes kaip tik norim, kad tai, ką mes matom ten šitam failė ir tai, ką mes matom tam prie procesorių, tam failė dėrėtų. Judam į priekį. Dabar ką liko aptarti, tai yra operatoriai. Taip? Tai tie operatoriai visi yra susiję su darbu, su tekstu. Tai čia yra pavyzdėlis, iš esmės, tos vienos grotelės, ką jos daro, yra jos tiesiog kažkokį kodą paverčia eilutinę konstantą. Galima galvot būtų, kad jeigu aš turėjau skaičių 9, tai va šitas operatorius iš jo pagamina kabutės 9 kabutės. Taip? Ir pavyzdėlį galima būtų pamatyti apačioj, taip? Prie jo dar grįšim. O ką daro operatorius dvi grotelės, tai paima ir iš dviejų leksemų pagamina vieną. Tai reiškia, jeigu mes sakom, kad yra, nežinau, kažkoks tai ten kodo fragmentas ir sakom, yra A grotelės B, tai reiškia, bus įsivaizduojama, kad čia bus A ir B kaip vienas vardas. Taip? Dabar, koks čia yra pavyzdėlis? Pavyzdėlis yra toks. Tarkim, kad aš turiu kintamai, kuris yra toksai int token 9 lygų 9. Tai reiškia, jisai turi savo reikšmę ir jisai turi savo vardą. Dabar pamirškim akimirkai, kokia čia reikšmė buvo, taip, ir įsigilinkim į vardą. Šiaip, jeigu čia būtų elementų rinkinys, tai aš galėčiau pasakyti, kad čia yra kas? Masyvo elementų indeksas ir būtų 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Taip? Dabar bendro atveju reikėtų galvoti, kad čia gali būti bet kas. Gali būti, pavyzdžiui, funkcijos, kurios turi prefiksus kažkokius. Taip, reiškia, aš turiu šitą tokį vardą. Dabar ką aš norėčiau padaryti, aš norėčiau prasukti ciklą, kad man atspausdintų visus tokius vardus. Taip? Tai reiškia, atspausdintų koks nors, kad būtų ten token 0, token 1, token 2 ir taip toliau. Taip? Tai aš negaliu daryti, nes masyvo elementų indeksas ir vardo dalis nėra tas pats. Taip? Dabar tai man kažkaip tai taip norisi, kad aš pasiimčiau ir šitą vardą galėčiau naudoti ir žinot, o šitą 9 galėčiau nurodyti kaip parametrą kažkokia tai funkcija.
Kaip pamatysi, tas nėra irgi ir taip sunku, ir taip paprasta, dėl to, kad nėra taip paprasta, dėl to, kad preprocesorius dirba sudėtingai, tai jeigu ten tiesiog paimsit ir operuosit šitais dalykais kaip su funkcija, tai susidursit su problemom, dėl to klausimas yra, kada kas yra daroma, tai yra, kada define'as suveikia, kada šitie operatoriai ir taip toliau, tai aš apie tai daug nepasakosiu, bet va dėl šito pavyzdžio. Tai mintis dabar yra kokia, reiškia, mes turim funkciją, taip, norim atprintinti kažką tai, ir mes norėtumėm va tokį outputą pagaminti. Bet mes norėtumėm va tokį outputą pagaminti kuria prasme? Pasakyti, koks yra kintamojo vardas ir pasakyti, kokia yra jo reikšmė. Taip? Dabar, jeigu jo reikšmė yra 9, tai mes atrodytų, kad čia galėtumėm pasiimti ir 9 tiesiog įrašyti. Bet mes iš tikrųjų norim šitoj vietoj ne 9, o norim va tos reikšmės, kuri buvo čia įrašyta, kuri gali būti bet kokia. Tai reiškia, šitoje vietoje turi būti kintamojo vardas. Bet tokių tokenų gali būti daug. Token 9, token 6. Tai mes nenorim čia paimti ir parašyti token 9. Mes galim ifą bandyti parašyti, sakyti, nu jeigu čia yra 9, tai čia bus token 9, o jeigu čia yra 2, tai bus token 2. Bet šitokių vava, kurie yra nemasyvų elementai, gali būti labai labai daug. Tai reiškia, mums norisi tą 9 prilipdyti prie vardo automatiškai. Tai ką mes darom? Mes sakom, kad tas parametras, kuris čia ateis, va tas 9, tai bus makroso parametras ir token bus tekstas, kuris bus fiksuotas, o 9 bus parametras. Ir va šitas operatorius, kuris sako, kad reikia paimti ir sujungti 2 į 1, padaro tą, ką reikia. Jis pasiima 9, kuris buvo čia, prijungia prie vardo token, pagamina naują vardą, kas yra token 9. Ir rezultate tam faile, kuris bus siunčiamas kompiliatoriui, jau čia bus tas, ko mums reikia. Dabar sunkiau truputėlį yra su šituo dalyku. Jeigu mes va šitą daiktą paimtumėm ir įgrūstumėm į eilutės vidų, tai mes pamatytumėm, kad makrosai nėra expandinami eilutės vidų ir mes tiesiog gautumėm tokį tekstą. Token grotelės n. Ką mums reikia padaryti? Mums reikia, kad tas 9 iš tikrųjų atsidurtų eilutės viduryje. Tai tam yra sugalvojamas toks dalykas. Pasirodo, kad C kalboj, jeigu yra keletas eilučių iš eilės, viena eilutė, antra eilutė, trečia eilutė, tai kompiliatorius pasiima ir traktuoja, kad yra tiesiog viena ilga eilutė. Kitaip tariant, jis konkatenuoja automatiškai, nieko nereikia papildomai nurodyti. Tai tada idėja yra tokia, pagaminti tekstą dvigubos kabutės vidų yra token, dvigubos kabutės vidų yra lygų procentas d, nes man to reikia, ir va čia va, pagaminti tekstą dvigubos kabutės ir kurios vidui būtų 9. Ir tada mintis ta, kad kadangi tos eilutės bus greta, jos pasiims ir visos bus sujungiamos, ir čia bus viena didelė eilutė, taip, tekstinė, kurią reiškia bus traktuojama paskui kaip formato eilutė. Tai ko reikia? Reikia, kad čia būtų 9, bet ne paprastas 9, o eilutės viduj. Tai jeigu aš čia parašyčiau n, tai bus 9, o ką padaro va šitas operatorius, grotelė kažkas tai. Jisai padaro, kad čia tas 9 būtų įtrauktas į kabutes. Tai tas tekstas, kurį jūs galite šitą susivesti ir pabandyti paleisti ir pažiūrėti, kokį tekstą gaunat, jūs gausite tokį daiktą. Tokenas tarp dvigubų kabučių, 9 tarp dvigubų kabučių, čia bus lygų procentas d ir čia bus token 9. Rezultate, kai aš šitą kodą paleisiu, aš gausiu token 9 lygų 9. Tai ką aš ir norėjau. Ar galima tokią nesąmonę padaryti su funkcija? Tai problema yra tame, kad funkcija man jokio būdo neleidžia laisvai konvertuoti tarp teksto ir tarp kintamųjų vardų, kuriuos aš turiu. Taip? Tai iš esmės, ką mes turim prie procesorių, kuris su pačios programos sourciniu tekstu gali pažaisti įvairiais būdais. Taip? Aišku, mes matyt galėtumėm parašyti programą, kuri analizuoja kitos programos kodą, ten kažką su ją padaro ir tada jau galim tą kodą kompiliuoti. Taip, tai yra programos rašo programas maždaug, taip, arba leidžia redaguoti, ką mes iš esmės ir darom, nu, jeigu mes dirbam su DA. Taip, mes turim source file, darim kažkokį tekstinį replace'ą tenai, per search'us kažkokius leidžiam, tai visi tie dalykai, juk ir tarsi tai yra programa dirbanti su mano kodu, lygiai taip pat kaip koks nors debuggeris, kuris turi savo watch'us arba breakpointus, tai irgi yra programa, kuri dirba su kita programa. Taip. Bet bendru atveju, kam išradinė dviratį, tai mintis tai yra, kad jeigu man reikia papildomų manipulacijų, tai aš žinodamas, kad tokie operatoriai egzistuoja, kartais galiu išspręsti
šitą uždavinį, o dėl ko dar papildomai apie tai šnekam, dėl to, kad jeigu jūs skaitysit standartinę biblioteką ir kažkokius kitus žmonių parašytus įrankius, tai ten tie dalykai bus naudojami ir jūs nesuprasit, kodėl ten definint reikia kažką 2 kartus, kodėl ten vienas ir kitas operatorius panaudotos, ką jis iš tikrųjų reiškia, tai visa tai yra susiję su to, ką apie šitą šnekam, su įvertinimo tvarka, su preprocesoriaus fazėmis, taip su to, kur makros ekspandinami, kur ne. Ir svarbu yra nebūtinai labai gerai ten mokėti valdyti ten tos operatorius, apie kuriuos aš šneku, nes jau labai nišiniai atvejai. Taip. Bet, aiškiai, įsivaizduot, kad pasaulis yra didelis ir sudėtingas ir būt kažką mačius ir girdėjus, ir tada, jeigu pasimato, kad man tų dalykų reikia, taip, tai tada į tą sureaguoti ir truputį kitaip pradėti galvoti apie programos kodą. Tai iš esmės tas programos kodas yra nedaugiau negu tekstas, o kompiliatorius yra nedaugiau negu kažkieno parašyta programa, kuri pagal tam tikrą logiką kažką su tuo tekstu daro ir mes gaunam kažką naudingo. Taip? Tai iš esmės to supratimas turėtų leisti geriau suprasti, kaip iš principo dalykai veikia, kasgi darosi už scenos. Taip, tai reiškia, jeigu mes į ten tą kompiliatorių žiūrim truputėlį kaip į magišką dėžutę ir ten mes, nežinau, pasipurtom su kalba maldą, ten spraktelim pirštais ir staiga kažkas gaunasi, tai nelabai gerai vietoj to, kad mes įsivaizduotumėm, ką tiksliai mes prašom kompiliatoriaus padaryti. Ir tada, kai ten kažkas ne taip gaunasi, taip kaip reikia, mes tada visai kitaip suprantam, kame gali būti problema, nes gerai, jeigu viskas gerai ir jeigu mes viską sugebam padaryti savo priemonėm ir jeigu tas sprendimas tinka ir jokių problemų nėra. Dažniau būna, kad yra ne taip ir tai reiškia, kad tos klaidos dažniausiai, kurios atsitinka, jos juk atsitinka ne dėl to, kad aš ją sąmoningai norėjau padaryti, bet dėl to, kad aš galvojau, kad turi veikti taip, kaip aš maniau, pasirodo neveikia kažkas. Tai tada, kuo mes geriau suprantam, tuo mes geriau galim visą šitą pataisyti. Va. O dabar svarbus momentas yra grįžti prie pradžios. Mes visą laiką sakėm, kad apdorojam su opcija -p. Ir dabar lyg ir norėtųsi parodyti, kodėl ta opcija buvo reikalinga. Tai jeigu mes apdorojam be jos, mes gausim va tokį failą. Ir čia yra svarbus momentas, dėl to, kad preprocesorius sužymi įvairiais būdais tą failą. Ir čia reikia mokėti perskaityti. Reiškia, tame faile, aišku, yra tas apdorotas tekstas, taip, nebėra to procesoriaus direktyvų, va, tų, kurios čia buvo surašytos žaliai, taip. Bet kas yra eilučių žymos. Dabar tos žymos yra skirtos tam, kad orientuotis. Ten jų yra, jeigu aš gerai atsimenu, 4, 1, 2, 3, 4. Šito atveju yra 1 ir 2. Tai kadangi čia yra sukeliama daug failų į vieną vietą, kas yra daroma, yra pastoviai bandoma parašyti, kokiamgi failė aš esu. Tai va, aš pradėjau būti failę main.c, va čia va, ne? Ir pamačiau include. Tai ką darau, tas vienas reiškia žygiuojam į failą .test. Ir dabar viskas, kas yra žemiau, yra to failo test turinys. Dabar 2 sako, kad mes grįžtam iš to failo į kur? Į failą main.c ir toliau skaitom čia. Kiekvieną kartą, kur yra markeris, yra viršui parašyta, iš kurio failo tas yra gauta. Taip? O čia viršui yra pasakyta, koks failas yra apdorojamas prie procesorium, o šitoje vietoje yra makrosų sąrašai, kurie dabar paimti ir išjungti, tai čia yra built-in, command line ir visi kiti dalykai, kurie gali būti surašyti, jų šitoje vietoje nėra. Taip? Tai jeigu aš noriu pamatyti kodą 1:1, tai man dažniausiai norisi, kad tų eilučių markerių čia nebūtų, o šiaip jie parūpina diagnostinę informaciją, tai jeigu mes norim skaityti, tai tas gali pasitarnauti. Ir bendru atveju galima kalbėti, kokiosgi yra opcijos, apie kurias mes kalbėjom ir kurios yra susijusios, ir būtent su preprocesoriumi. Tai dabar, jeigu mes naudojam GCC, tai jos galioja, jas galima googlinti, taip. Jeigu su kitų kompiliatoriumi, tai reikia pažiūrėti, nes kiekvienas kompiliatorius, kaip save gerbianti programa, turi savo specifikaciją, taip, su kuria irgi reikia susipažinti, taigi, kitaip tariant, su kuogi mes čia dirbam ir turim reikalą. Tai -p reiškia, kad negeneruojam tų markerių, taip rodom tik tai kodą. Jau kalbėjom apie trigrafus, tai sakėm, kad juos tada reikia traktuoti, kad jie gali būti. Svarbus momentas buvo, mes mokėjom kodą rašyti dabar define ir onDef, tai tą galima daryti ir iš komandinės eilutės. Ir čia yra svarbus momentas, jeigu aš rašau gcc -d, rašau vardą lygų kažkas, tai, pavyzdžiui, -d, debug ir koks nors vienas, arba -d, max size lygų kažkas. Tai aš galiu iš komandinės eilutės apibrėžti, kokia turi būti makroso reikšmė. Vietoj to, kad tą daryčiau kode. Tas yra labai geras dalykas, nes leidžia automatizuoti valdymą. Ir lygiai taip pat galiu atšaukti apibrėžimą kažkokį, kuris buvo.
Mes kalbėjom apie include, sakėm, kad ten yra ieškoma įvairiuose kataloguose, tai tie katalogai, kur kažką ieškoti, yra nurodomi su vėliavėlė -i didžioji, ir čia galima nurodyti direktoriją, tai tas reiškia, kad toj direktorijai irgi bus ieškoma failų, kurie yra includinami. Ir dar kalbėjom apie tai, kad galima pasižiūrėti, kaip atrodo makrosai, kurie yra standartiškai apibrėžti, ir tai yra svarbu sisteminiam programavimui ir visiems kitiem dalykam, jeigu mes norim iki galo pritaikyti savo programą prie sistemos, tai tą galima pasižiūrėti čia. Tai mes sakėm, kad ten -d didžioji, tai ten kažko tai negeneruodavo, tas -dm didžioji, taip, sugeneruoja tuos makrosus, kurie yra jau apibrėžti, kai aš paleidžiu programą, tai aš rekomenduoju tą bent kartą pasidaryti, pasižiūrėti, nušvis daug dalykų. Yra krūva kitų opcijų, taip, apie kurias aš šiandien nešneku. Apie dalį jų mes šnekėsim vėliau, o dalį, kam aktualu, galite pasidomėti patys. Bet kuriuo atveju aš tikiuosi, kad mes truputį daugiau supratom, apie ką mes čia šnekam. Ir tada ateityje toliau kalbėsim apie tai, kaip iš principo ten dalykai veikia su tom daugiafailiam programom, moduliniu programavimu ir iš vis apie ką visą tai. Šiandieną tiek.